Juokėmės ne dėl to, kad pasikorė, dėl to. Ne, ir dėl to. Bet ir dėl to, biškai juokinga. Tai tie čiurkos viskas saugia, gerus sušis gamina, bet... Nes ne taip ten buvo. Man net nepatinka, kuro, nesipipiso. Bet čia 6 minutė anekdotą pasako. Ir atsvertų, Ir aš anekdotą labiausiai žvengiu. Ne labiausiai vienintelė vieta, kad užtenka. Kam skola? Aš pakui dabar, varim, davai. Įmečiau, aš tavo skolą neskolau. Dar gal. Jo, įmetė. Pirmą. Neparodėm, kur Svarbiausia. Gerai, matau, kad spalvos nesureguliavai, viskas susipysė. Gerai, na, ačiū tau, drangėlą, kurva. Ne, nedarys. Viskas, raulinam. Aš valgysiu, dabar man kažkas pisa prodą, kad mes nesipalaidavę, byb dievo. Gerai, aš čia taip padėkojau podcast'ą. Jo, mes visi. Tai jau podcast'ą, ką tu Kaunas rūlis. Žiūrimiausiam Lietuvos Gali podcast'ą. pasisveikint, Gabrielė Drumlionytė. Drumlė. Tavo, blėt, tavo neradau, Zaikį neieškojau. Nu, ate, aš vis tiek anksčiau už tai grįšiu. Jo, aš grįšiu anksčiau už tave. Jeigu, nu, dabar nešnekėsim, tai greičiau grįšiu. Praeitus podcast'as kaip atrodė. Gerai, viskas. Ate, Bostonų grabą čia padaryti. Bostonų grabą tai įpizitau. Nu, labai Gerai, gera pradžia. Mes kaip tik raulinam, tipo, labai lengva pastebėti, kada nes mes suplojam, žinai, tipo, dėl to, kad Labai susirinkę nenatūraliai galėtum. būdavo dabar. Jo. Bet dabar, bet kur įdomu čia, kad bus su garsu, nes va taip aš laikau, tai manau dabar zaibys turėtų būti kiek čia. Nes man tai patinka, pažiūrėk, kai pas niekas neruošta bernus kabūnį. Tu va čia, žinai, sėdi ir Jo, tipo normaliai. tai mes čia keisim, daug ką dar čia seni, dabar peržiūros kyla, nahui. Tai sąstatą pakeičiau. Subscribinkit. Ne, tai mes keičiam sąstatą, jis nebus jau. Vietoj tavęs sėdėtų, ne aš problema. Aš pirmą kartą. Nerodyk į mano, gerai. Tai pažiūrėsim, ar tu ne problema, kai peržiūrų bus čia viskas. Jeigu bus 400, tai tu problema visgi. Nes mes dviesi epizodas ar ne? Deividas problema, kaip vardas. Neaišku, kuris dabar jau. Arba daugiau Deividų, tu hujaviau gal. Kaip jau tiesiog su Valkiečiu būdamas. Gal būnam 2 donatai ir vienas pasikarėm, nafai. Nes per daug čia Deividų komedijų. Juokėmės ne dėl to, kad pasikorė. Ne, ir dėl to. Bet ir dėl to, nu biškai juokinga. Vis tiek juokinga, nu žmogus. Žmogus pasikorės, nu blėt, nu juokinga. Juokinga ir būt negali. Nu, ne, juokinga būtų, jeigu mergytė suptus dar ant jo. Taip daryt. Na. Nu, davai. Taip nusivažiavo podcast'as pizda. Nu, tai koks jos tarp suvalkiečių. Ne tik tarp suvalkiečių, gal tarp... Tarp ko? Rykų. Tautinių mažumų nekenčiančių. Prieš skiepus Tarp savo gėjų irgi. Nėra, kad nekentėjų. visų nekenčiam. Ne, tai tie čiurkos viskas saugia, gerus sušis gamina, bet apie juos... O net garso neįsijungiu, nes tikėjau, kad tai greit pradėsim, aš dar valgiau. Tai sorry visiems, jeigu kažkam čia gavosi, kad čia apsijau labai. Bet šiandieną mes turime Deividą Vizgirdą. Kaip ar nepatogus klausimas. Taigi, Deividai, kaip gyveni? Bus iškarpa iš backstage, kur kosiuką rūkau. Nes tu ne taip ten buvo. Man net nepatinka, kuro, nesipipiso. Tai ką, žinau, čia taip stipriai pradėjom, labai greitai. Jo, sorry. Ne, viskas. Nieko jokingo kartis yra, nebent. Jo, žiūrint. Žiūrint, kas karis. Jo, žiūrint, kad jeigu kažkoks visuomenė nenusipelnė žmogus karis. Jo, jeigu Arvydas Sabonis. Ne, Arvydas Sabonis neįmanoma pasikarti. Nu, jo. Ne dėl moralinių priežasčių. Staktų. Kas ant staktos karėsi, kur bičias matosi šeimoje neturės pasikorę. O tai čia nėra gerai. Aš nežinau, čia Seniai ant gyvatuko kokio gali, žinai, bet ant staktos. Nu, bet Sabonis. Įdomu. O šiaip ten jau įdomu. turi būti visai. Gyvatukas. Jie nežino, kas yra gyvatukas. Bus tau sunku šiandien, seniai. Tai ką nežinau. Pysim proškų čia, seniai. Gaslaitino, kad aš nežinau. Pysim proškų, seniai, hujelins. Proškus savivo vietelį. Į skauradą susidėsim. Čia jau nebesprantu. Norėjau kažką sakyti, bet pamiršau. Šiaip jūs, Deividai, turit panašumą visai. Taip, vardai. Dabar dar daugiau. Plaukų situacija. Dabar biškiai toks jau taip nusikirpai rimčiau, taip jau šingalvis beveik. Jo. Kas čia taip, kodėl nusprendai? Nes ant vasaros? Ne, aš galvoju, kam dar juokint tautą, žinai. Tipo, dabar nėra geresnė situacija, bet geriau negu aš išeinu ir papučia bet koks vėjukas. O, žodžiu, džeką.
vėjukas bet koks pakėdena mano tuos plaukus, nu, labiau ne plaukai, ten labiau nušluotus ant tie, kur... Ne, viskas tvarko čia, ne. Likia, ir žinai, 3 plaukai vieną pusę, 3 čia, 3 gal 3, kur aš atrodo, kad įsiskleis, na, iš manęs. Ir nu, ir tų plaukų, ta prasme, neįmanom, tu juos sušukuosi ir tuos pisplaukius ateis, mažas vaikas taip padarys ir jie kurvas. Gerai, kokia situacija, mažas vaikas ateitų prie tavo galvos ir taip nupūstų. Nežinau, jeigu tvirkint norėčiau, pavyzdžiui, Gerai, klausimės. Galimai, jeigu norėtų. Man patinka, tu bandai prigaudai ir prigauni. Toksai, o ką tu darytum su mažame? No pressure, visiškai. Šitaip užsuksiu ir... Ne, tai aš pisau tą laiką. Le, tai čia dabar irgi liūdna dabar. Mes nežinome, tiesiog pats. Neliūdna, nieko. Ne, nu būna ten per šeimos balius. Prie manęs visada vaikai eina, aš nežinau, kodėl tai yra. Traukiu vaiką. Nu, Dabar dar labiau gal aš traukiu, gal dėl čia medum pateptam. Kur eina ir į nosį bučiuoja kažkodėl mažus butukus. Gal dėl to jie labai eina pas mane, nes aš jiems ko ateik pas mane. Gali būti dėl to, kad tu jos tempi paėmės už rankų dėl to. Jo, aš gal smurtą vartoju dėl to. O dėl plaukų šiaip tai yra tas pas mane irgi, kad paslėpi tom sruogom kitom, kur išeini vėjas. Ir dar tą dieną, kai apsikerpi, pavyzdžiui, mano tikrai geras kirpėjas, Mariuchas, šiautautas linkėjimai vis stengs. Ir jis padaro geriausiai kaip tik įmanoma 3 dienom. Iki pirmo galvos plovimo, žinai. Bet tai tu, pavyzdžiui, planuose turi, dabar yra du keliai, kur čia. Arba pėsti nulį pilnai jau, tipo, arba važskrist kažkur į Turkišką. Ką manai? Tai ir patostogausi tu pačiu. Ne, prie to pačio. Galvoju tokia situacija, nes aš tai, pavyzdžiui, varau, kad visi į Turkiją. Jeigu dar nenupliksiu pilnai. Aš nenorėčiau nulinių. Aš nenoriu, kad būtų... Tau galvos forma, nu, tipo, mano irgi kiaušinis toks. Jo. Čia be žaidimų. Mes jau turim čia skūrą dėl plaukų, tai turim. Man keista, kad tu kur, ties defektais jokie. Kur vanagas sėdi, Kar. 4 kamerų, vienos kameros nosį tavo reikia. Dabar mes 3 sėdim ant kiekvienos kameros. Gali būti, kad tavo kamero jo nosis matosi. Stardakai ir vienas ilgas, čia 4 kameros. Gali būti, kad matosi. Jo, aš nepasilindęs. Tai kokį laiku sugebėjai atsigert, gerai, viskas įbys. Matosi, kad podcast ne pirmą kartą jau, kad pats nevedi podcast. Tai kokie planai galvoji, jei nežuot. Aš suprantu, kad tu klausi, viskas gerai. Ką galvoji su galva? Aš moku. Garčiau šnekėk, bet aš moku. Autistų svalkiečių lietuvių kalbą aš moku, viskas gerai. Aš manau, kad... Ai, palauk, čia žaidimas buvo, kur kaip nespėjau. Aš manau, kad ateityje... Tu lopas. Pats tu lopas. Nežinau, kokioje ateityje, bet ateityje aš manau, kad manęs laukia Turkish Airlines. Ir aš būsiu, blėt, kai aš į San Franciską, atsimenu, pas Gabrielę skridau į Ameriką ir buvo tarpinė stotelė Stambulas. Man patinka, kad tu į San Franciską skridau į Ameriką, nes jei nepasakytum, kad į Ameriką, tai nežinotumėm, kur. Iš mūsų čia 3 esančių tik 2 šulę baigė. Tai įsivaizduoju, kiek... Kol tu žvenginėt Amerikoje nebuvo. Kiek iš jūsų čia žiūrinčių irgi... Aš nesu Antanas, nevadinsiu Marozais. Ypač šitoj vietoj, kur esam dabar, gal nesaivyti. Bet pavadinau. Tai šiaip aš vienas iš jūsų, kur aš jau žiūriu. Tai aš jau kokius bent 3 peržiūros. O kodėl mes apie peržiūros dabar kalbam? Ne, Tai aš skridau į San Franciską. Pasaka istorija apie Ameriką pertraukų, jau grįžta kaip žuvis prie kitos. Senė, aš Alzheimer'u. Jo, ir galvoju, Turkija. Čia pirmas Alzheimer'u požymis, nes aš nieko neatsimenu, ką per savaitę veikiau, bet atsimenu 2 klasės eilėraštį. Okay. Bet čia gali būti arba Alzheimeris, arba Oppenheimeris. Labai prastas bairis. Čia netgi aš tada baigsiu pasakoti istoriją, tu pasimastyti padarė gerai. Reikėjo Oppenheimeris pradėti. Jau senai. Jo, pabaig, sorry, perduodu. Tai aš, karočią, tai iš San Francisco čiuvai skrenda į Turkiją, į Stambulą daryti, nes bent kokius 4-5 čiuvakus mačiau. Su raudonu čia. Nebuvo didelis lėktuvas, ten skrenda, blėt, gal 9 žmonių, žinai, kažkur. Okay. Ir iš 9 žmonių 4. Blėt, tokį patį. Vėl ir matau kiaušinį. Toks pervirtas kiaušas. Ja, tas tai yra, kad... Galgėda būt, mačiau Krilavičiaus stories, ta prasme, Krilavičius viskas. Tai ir Krilavičius pasidarė ir pasidarė. Bet Krilavičius net nereikėjo. Bet žiūrėjau, jo seniai, jeigu aš turėčiau Krilavičiaus plaukus, aš nesiparinčiau. Pakelk savo.
Nu tai pas Krilavičių, va taip, jaučiu buvo dar... Ne, dar... biški žiauriau buvo, bet... A, ne? Ne, tai pas Drungelą apšė nieko. Kaip va mes kur taip negalim paslėpti? Nes mes grifkos Jeigu neturime. čia Mūsų plaukai nėra tokie stori, čia mūsų plaukai pagaliai. Na, čia pas jį storas plaukas. Tai. Bet jis galva plovęs vieną kartą yra prieš podcastą porą, čia gali būti jo paslaptis, Blet, kad 4 kartų per dieną. Pavyzdžiui, koks Zima, jis retai maudos. Nu ir man, tie plaukai dašlaus pas jį. Viskas. Kiek čia iškarpų reiks daryti? O aš labai daug, tipo, nu... Tai gal dėl to ir nėra. Kai tuo stengiuosi daug maudytis ir aš visada, kai maudydavau, aš galvą plaudavau. Ir čia pasakė, Nu, bleto, tai kas gali neplaut? Žiauri, blogas dalykas. Kad Gali tiesiog pastoviai su vandenį, šampūnu, jo. O gali kiekvieną tiesiog- kartą plaut galvą, tipo negerai. Su kuo dar plaut galvą? Tiesiog su Tiesiog vandeniu. nusiliet su Jo, jo, jo. vandeniu, sveikiau. Taip, bet tai na. Aš dabar su šampūnu, aš 2 kartus per savaitę gal plaunu. Nu dabar šią kartą gal Ne, plaunu. Tai ko jūs man šis o nesai? Aš tai su šampūnu šis nesimaudu, nes brangos su dušo žėlė. Du viename. Tai čia dar ne. Ai, ne. Ten jau 2 viename. Dabar kūro pasijuokčiau iš jūsų, nes man pana dabar va atiduoda savo šampūnus, kur naudojasi, edė po 3-5 eurus kainuoja, tai dabar su Ai, vienu tai pisu, naudoji šampūną? kur Tu užkėmė. įsivaizduoji, Jo, bet retai. jeigu jie tau už 5 eurų šampūnus atiduoda, kiek kiti jo šampūnai kainuos? Blet, seniai. Tu šiandien nepagalvoji. Aš galvoju, dėl ko aš pinigų pradėjau nebeturėti. Nors dabar įmetė valstybė, tai ačiū Čia valstybė. nėra, kad tu blogas komikas ir gigų negauni. Gaunu, aš nesuprantu, čia žydinė, gaunu už tokius serbelė. Kaip Gerai. praeitą savaitę iš vis, na. Nu, buvo kiek? žiūrėt. Kiek turėjai? Su kuo Praeitą savaitę? Nu, Jo. praeitą savaitę. O kur dažniausiai varai apšildyti? 4 arba 5. Su kuo tokiais varai? Tai su jais nei vieno neturėjau praeitą savaitę. Jo. Taip, turėjau. Ne, turėjau šiaip rimtai. Turėjau, papolė ten tokių į taurą kepisą random jau open mic'ą iš Į vis. tauragės open mic'ą. Davai, papasakok. Ko iš čia buvo, nes Kas gero negirdėjau. Diego, nu, matukas pasuko. Ai, man buvo, blėt, man. Žinau. Man Siūlė buvo- tau? Jo, man buvo siūlė. Aš gal per daug babkių prašiau. O tu prašai žababkių? Ne, tai va to ir skirimis, nu ne tik to skirimis, bet kur tau parašo, kiek norėtų, man parašo, kiek duos. Žinai, man jau su, bet gerai pasiūlė. Man sakė, kiek aš parašiau, kiek norėtų. Ir ten nebuvo, nesiskyrė labai daug, bet sakau, aš stikinsiu su savo kaina, nes į taurą. Ir sako, duosiu žinoti ir taip ir nedavė. Jo, tai viskas tvarkoja, man tai žinai, mane paėmė, nuvežė, aš ves neturėjau, aš tiesiog 10 minučių pasirodžiau, nes man norėjau, kad pravešiu, bet aš sakau, ta pana sako, gal ten kažką, sakau, davai, jeigu jinai praveda, dažnai nežinau kokia vieta, plus ten Tauragiškė, sakau, davai, ten kažkokia pana gavo finansavimą, tipo iš kultūros namų ar kažkur, ir jinai pati ten dirba ir kažkokiam bare nusprendė padaryti open mic'ą tiesiog. Ir ten buvo 2 Tauragiškiai, vienas bičias, kuris apsirengęs močitelį atidarė visą renginį, tai jau supratau, kad ne mano arbatos padelis. Ir kalbėjo panašiai, kad Tatarimantėlis. O taip, tai keli bitai geri buvo, bet jau tie, kur geri buvo, tai jie labiau į... Bet kur apie pydarus, ne? Ne, apie pydarus nebuvo, apie šikninus, bet Ai, tokių... tai ne- Žinai, kokį jūs vieną turėjot, bet jau čia nepaspoilinsiu. Nu, paspoilinsiu, bet čia... Koks pochui. skirtumas? Jo, koks skirtumas. Jisai turėjo tipo, kad man jeigu reikėtų rinktis ar sirgt Alzheimeriu ar demenciją, geriau sirgčiau demenciją, nes geriau pusę litro išlaistyti, negu pamiršti, kur padėjai. Nes Alzheimeris tipo tai... Žinau, kas yra bėdliugus. Ai, ne, Alzheimeris tai... Aš pasijuokiau. Aš labai maišau Alzheimerį su Toreto sindromu. Nu, karači, ten kažkoks bitas toksai. Su Torento sindromu. Kur labai daug. Kur negalim nustoti siūstis tiesiog. Tai šitą, tai esmė yra tokia, kad buvau, nuvariau, pasirodžiau gerai. Kiek žmonių buvo, kur čia? Blet, buvo, žinok, žmonių Kur čia vyko? Mankis, kavinė, restrobaras Mankis. Toks, kur gal žemyn reikia eiti? Ateini į tą restoraną žemyn? Ne, kaip tik į viršų antrą aukštą. Ai, kaip tik priešingai. Bet buvo, žinok, kokie 7 žmonių, manau. O kas dar pasirodė su tam? Tai aš pasirodžiau, Kirilas iš Klaipėdos uždarinėjo, idėją uždaryti. Sakau, arba tu uždaryk, arba aš galiu uždaryti, nes aš, žinai, kaip jau supratai, kad norėjau kuo mažiau daryti ir kuo daugiau uždirbti. Tai aš tiesiog uždėjau save prieš paskutinį, lipo tada viena Tauragiškė pana. O kaip jie sekė? Nu, jinai tokia, kur... Mūsų su 3 pistų, man atrodo, žinai. Jinai tokia, ble, tokia, dabar čia jums nebus jokinga, tai pisiu dainuot, na, hui. Ir aš stoviu. Tai žodžiu visits, jeigu vyrus būtų. Nu, ne, labiau tokia raf, bet jinai bandė paprikolyti mano pavardę, žinai. Ir čia aš ne tai, kad įsižydžiau, bet aš tiesiog nesitikėjau, kur jinai sako, nes mes, sakau, davai pristatom viens kitą, tai nereiks nevedėjo, žinai, tipo va tokia, pasom neuveskės, kai geras vakaras, nueisim nusilenkti. Tai paskui nusprendėm, kad ir geras, ne geras neįsim, nes netrips man tos senos, taip toliau, žinai. Ir aš karačia, jinai, tipo, kitas lips liūdų.
Ko tu liūdį? Liūtė, neliūdėk, liūtė. Ir aš stoviu ir kurva, kaip nejauko. Atrodo, kad užlipsi ant scenos ir tau reikės sakyti 50 metų, tai visai ne. O jos vaibas, žinai. O jos vardas ar ne, dar kažkas tokio, ir aš užlipau, sakau, blėt, tu kaip iš mano pavardės pizinėjais tokiu vardu taip įvidėjau, žinai. Sakau, tikrai tėvai ne vyro, ne berniuko norėjau, žinai, žvengti ten vis taip toliau. Sakau, ir jinai ten kažką tipo, kad čia tu mano tipo bernas bus taip toliau. Čia mane tipo ant rankų ten nešiotum kažką, jinai sakė, sakau, blėt, nebūtų kojos lūžus, tai nešiočiau. Nors jis sveika koja, kad žiūrėjau, aš tai pakelčiau. Tokį visą. Tas stambi panelė? Ne, nu tipo, nelikniausia, bet nesitinu. Kad tu čia mane taip sikūro. Pasikartų įbys jokinga. Šiaip čia tyčiojimas. Ne, tiesiog pasakiau. Žiūrint, kas karis. Pasakiau bitų, ar neda. Pasakiau bitų, pašvengė, tipo, viskas ten tvarkoj. Šiaip geras vakaras buvo, overall tikrai geras, labai faina ta pana, kur organizavo tokie, žinai, savo vietoj, tipo, nu, nebuvo, kad ten, kur va šokį dabar, nes pinigus mokam. Tai matau, kad tiesiog pasiūlė šaibas, jisai atmetė, kam reikėjo ir viskas, bet pasirodo, kad tik šaibų gavau. Vienas net negavo? Nu, už kurą sumokėjau jam. Aš nežinau, tai tu gal mažiau lipi. O kodėl tu, pažiūrėjai, įsivaizduoji, gal žmonėm, kurie žiūri, gal įdomu kokią, nes jūs, žinai, šnekinat mus taip toliau, apie mus gal žino, gal nežino žmonės, taip daugiau. Na, apie jūs tikriausiai daugiau žino apie mus. Jo kurva, atėjo taip pizda kuklumo įsikūnymo. Nežinau, ar žmonės žino, nežino, bet šiaip komedijų užsiemo. Ačiū tavim, vien dėl tas. Va, būtent tame esmė, gal nelabai žino, kokia jūsų vieta komedija. Aš padugnėsiu. Kaip tu įsivaizdantum su savo komediju ir kodėl tau neduoda tiek, pažiūrėjau. Ar tu supranti, kodėl tau neduoda? Aš suprantu, labai yra ne viena priežastis, bet... Nu čia pagrindinė, čia žinau, kad prikolti, čia nors stum, bet, nu, tu specifinę komediją turi. Jo, bet tu... Aš nestumu. Nes tu toksai, tipo, nu, mūsų vietą žino, o ko tu įsiemi, tai atrodo... Ne, aš šimtai klausiu. Nu, bet tu gauni šaukiai labai. Bet būna, kad man sako, reikia 15 minučių prabūt. Aš to prabūnu 12 arba sako 10, aš tada 6,5. Tai aišku, tada, kad jau aš likely yra. Aš kažkada, kai šiokiais tą patį pirmą darėm, pakviečiau Drungeilą. Visiems sakau, būkit 15 minučių. Sakau, davai tipo, nedaugiau ten, 2, 3 kokį. Drungeilą bent jau 12. Aš matau, ai ne, kažkur kitur tau irgi yra taip sakė. Tiek prabuvau. Bet tu, pavyzdžiui, pas mus Aidinčio vasarą buvo gerai, nu, tipo, ble, tu, nu... Nu, kaip kada, nu, šiaip... Čia tiesiog tas yra, kai tu turi nišinį, tipo, nišinį kažkokį tai dalyką, nu, tai automatiškai tu gauni ir nišinius pasiūlymus. Drungeilą arba žiauriai pagauna žmonės, jis gali būti, kad kažkoks open mic'as arba dar kažkoks šiokiais, kuris geriausiai pasirodys. Bet jeigu jis nepasirodys geriausiai, tai tikimybė, kad jis blogiausiai. Tokį. Ir, pavyzdžiui, aš esu girdėjęs, jis į Kazlų Rūdą mūsų apšilyti važiavo. Pizda, kilino. Gerai pasirodė, jis padarė, Drungeila turi lengvo mini autizmo, kuris viską gerai pasirodo, viskas. Ir žmonės ploja. Ir dabar... Ble, Deividas. Jo nepasiklausė, esminis dalykas buvo, jo. Bet yra buvo, kuris mus ko neapšėlė, kai tu negalėjai vasarą. Bet čia 6 minutė anekdotą pasako. Ir aš anekdotą labiausiai žvengia. Ne labiausiai vienintelė vieta, kad užvengia. Vienintelė. Daugiau tylo. 10 minučių tylo. Šitas labai gerai nuidėjo, atsimenu per komedijos pasaulinės girdėjau, ne tik iš visgi. Ne, iš kur girdėjau dar? Neatsimenu, dabar jau sakė, atsimenu dar. Jis mane tik ilgą kaklą turi. Nes epizda buvo. Ir aš taip hujovai jaučiausi, nes tipo, aš beveik kaip šūdą valgiau, jau užlipo kilnu. Afigenus. Nu, bet čia seniai apšildytojų tipo, aš, pavyzdžiui, dabar tradicinę šeimą Kaune apšildžiau, džempabę. Nu seniai, turėjau niuką, kad bus blogai, užlipu, žmonės tipo šypsosi, klauso, bet visiškai nežvengia. Nu tipo kurva, seniai pisau, gerai, kad tik 10 minučių jie prašo, žinai, nulipu. Sakau, blėt, nevertas esu honoraro, tai važnai Simoka sako. Ne, tai iškart padavė be klausimų. Ne, bet sumokėjau mokesčius. O kaip kitiems sekės? Tai paskui Kristis buvo, tai pradžioj ten, nu, tikrai nekėlino, žinai, o aš paskui išvariau tiesiog, nes aš žadėjau išvaryti, manęs turėjau reikalų, tai... Nes sakau, Laura, sakai, moterų neklausysiu, ne? Ne, tai iš vis moterų, ar mums reikia moterų? O ryžų žmonių vis tiek pagal populiaciją labai mažai, tai neapsikai. Jo, ir tai šiaip žodžiu, tai... Bet ten Kaune, žinau, tragedija buvo, aš labai prastai pasirodžiau. Nu, bet čia kiekvienam, žinai, tu vis tiek paskui imi overall, pavyzdžiui, aš ten virš 2 metų pasirodau, nu, aš žinau savo vertę, aš žinau, kad aš nesu geriausias komikas, bet žinai, ten pažiūri
žiūrint tipo į, kad aš ten gaunu va tų gigų taip toliau, nu tai sekas Jo. neblogai. Plius Jo, aš matai tą neblogai. vedimo pusę pasukau, žinai, tu būtai, va, pavyzdžiui, pasukęs turi daugiau gigų turėti. Ir Drangėlą nereikia liūdėti, atsitinka, vad galim papasakot, kas mums prieš porą savaičių pakruojai buvo. Kas buvo? Ar nekalbėjot jūs dar? Ne. Nešnekėjot. Man atrodo, nešnekėjom. Atvažiavome į gigą. Pirmą užpisą, ble, atvažiuoti į... Va, tik kokius Šiaulius, užpisą važiuoti, toli važiuoti, bet bent jau, žinai, kad susirink žmonių, viskas faina, nes dieną prieš važiavome į Šiaulius, pasiėmėm čiapuką apšildyti, man atrodo, jo, nuvažiavam, pasiėmėm čiapuką iš Panevėžio, nuvažiavam. Ahujanas gigas buvo, aš klausinau, zaibys, ahujanas, žmonės žvengia, žmonės ploja. Net buvo 16, buvo ten kur kem 5+. Ir matos, kuo vyresnis žmogus, tu esi mažiau bijo priekis. Visi, kur... Jo, nes jie kur... Visi tie vaikai tokie... Pisau. Kad susigūš, kad tik, blėt, nesimatytų, jų tik girdi, kai skrolina, žinai. O tie atėjo tokie, ką, klaus. Ten su viena moterim, kur atvorkinės buvo kažkada, kur... Aišku, ar sutarėt su uošviais ir viena ten panelė. Čia mano uošvinė. Sakau, jūs uošvinė. Sakau, o nuo pradžio viena kitai patikot. Ir tavo, taip, man labai patiko. Nu, nežinau. Iš pradžio daug pasirodė. Sakau, kodėl. Nu, į mane kvietė į Facebook draugus, nepriėmė, užblokavau. Bet Šiauliuose tu sakai šitą? Blet, gal ne Šiauliuose. Kažkur aš girdėjau šitą. Sakau, tai kodėl užblokavot? Nes į man tokia atrodo, kur Oriflame tos katalogus parduodė. Ai, čia Panevėžyje buvo, jo. Tai čia vis tiek, nu, bet čia... Šiauliuos labai panašiai buvo ir viskas faina. Ir kitą dieną važiuojam Pakruojį. Ten blemba, nei bilietų daug parduota, anei ten telpa. Nu, bet ten ir senis soldautas galėjo būti, Jo, šiam nes ten ir buvo soldautas. soldautas. Ten beveik soldautas ir buvo. Jo. Į Zubkaus gimtinę. Jo, Tai jaučiu tik dėl to ten ir važiavam, nes Zubkaus gimtinė, ne? Ble, ne, nes Vito darė. Aš kopijuoju pasirodymus. Nu, tai čia. Aš sakiau, aš neslėpiu šitą, aš nueinu į Vitos Instagram page, kuri visus miestus susirašys ir aš pyzinu miestus. Ir aš žiūriu, kur mum važiuot, bet kad mėnesio atstumu. Seniai atrodo, kad geram tarpukarį, kur aš pyzinu miestus, žiūrim, kur važiuot, kur pasim miestus. Ir tada rašau Vitai, o kam čia skambint? Nu, bet čia tipo dalinatės tiesiog... Ne, nusen, tipo, aš jai pasakiau šitą, jeigu jau manęs pyksta, tai gali sakyti, aš tada jai nesakyčiau, ar taip daryčiau tiesiog, bet... Nu, bet čia neskamba kaip Vitos dalykas, kad čia pyk dėl... Buvom Pakruojai. Jau man pirmas dalykas keistas buvo, atsvarom, tam kavinė buvo, stovim prie baro, karočią. Žiūrim. Žiūrim meniu, žiūrim maistą, ateina padavėja. O jūs čia iš meniu valgyt norite? Ne, dar mes sėdim, stovim, žiūrim, ten vartom, kokią minutę stovinai. Stovė, atsisukau į viską, ne? O iš meniu kažką norėsit? Mes kuras žvalgiam, visgi sako. Jo, tai... O jūs gaminat čia, negaminat? Jo, sako, aš nežinau, ar mes gaminam. Sakau, tai kodėl tie meniu padėti. Nu, paklausiu šefo. Ir išėjo, ir grįžta iš virtuvės. Aha, taip, daryk, jo, Jolanta, gaminam. Ir jinai stovi, sako, tipo, ten ką išgėrimo, žinai, taip toliau. Sakau, kola, zero turit? Pasižiūrėjau. Neturim. Sakau, tai mineralinio gazuoto. Neturėsim. Tik vis sakau, blėt, kažką, tipo, kaip... Su garsiusiu ten žiūrime su garsą, taip toliau. Ir žiauriai aidi, ta prasme, mikrofonas. Visų pirma, tai ta pati vieta man ir Vita sakė, neimti po jie ten savo atsiveža. Geras patarimas. Atvaros, kur mikrofonas neturim. O aš, pavyzdžiui, mašinoje turiu nežiojusi, mes su nedu pirkė ten aidinčiai, tipo tam savo šaukiais darom vasarą, tai mes turim 2 maikus, bet mes atvažiavom su nedu mašiną, aš kiek mergės važiavau, pasilikau savo ir aš neturiu maikų, žinai, ir man žiūriu, sakau, o kur mikrofai? Tai sakau, aš tai sakau, ir karočiai, ir surado ten tą mikrofonis. Belaidis, jis iš temų nupirktas karočiai, tik tam tikrose vietose galiu stovėti aidį. Jis ne tik kiek aidį, jis atsijunginėjo. Jo, atsijunginėjo, tipo, sakai, tipo, ir sakau, o eina kažkaip pataisytas garsius, nežinau, kas. Niekas nieko nežino.
pusę valandos, kem 5 minutės dar, nes po visko vyko šokiai ten. Tai DJ pultai įsikabino, jis ten kurva viską darė. Sen, tu nemoki į bano mikrofoną sutvarkyti. Suprantu, kad aš nemoku. Paskui klausiau, aš tai gali būti dėl to, kad tipo, jie, kai yra belaidžiai, jie turi ten kažkokį dažnį ir kai praeina dahoje žmonių su rageliais vienoje vietoje, tada tipo kertasi dažnis ir dėl to tipo nusipisinėja. Nu, aš tai prikolinau dar. Tai faktiškai, kad suprastumėte, ant kiek huevas Maikas buvo, iš 15 minučių, kiek aš šiaip turėčiau stand-upinti, ten stand-up nuo 14, kažkas tokio, sakykim, kokias 8 minutės be Maiko buvau tiesiog. Tipo, tu sakai bitą, nutrūksta ir tada tiesiog be Maiko. Ir aš irgi aš renginio metu, žinai, tas garsisas žmonės stoja didžiais, sakau, tu gali kažką padaryti? Ne. Sakau, ko tu žvengi, sakau, nu manęs suertis, ko padaryk kažką, sakau, gal batkės pakeis, nepadės. Blet, ir jis atrodo didžiuojasi, kurva, kad neveikia. Aš didžiuojas, nes aš žiauriai nekompetentingas. Ja. Ir paskui kažką kurą suspaudį ir veikia, tipo, žinai, sakau, vas, kai mokai, tai gali ko pablogyti, garsistai, tipo. Taip pakrodorkė liūduo prabuvo ant senos ir po to aš jau kitas, nes mes keičiamės įzim. Šiaip mano programa trunka, šiaip mes po pusvalandį turim, mano programa trunka, nu bled, nu jūs buvo su manim, kas lūdo aš ten varpšė virš kem minučių pisau. Pas mane iki kempis, 3-7, 5 kem. Programa per 19. Per 19. Vienas, aš vaikščiu, bled, nėra kur, nelabai kas manęs klausos. Ir tipo, aš, pradžiai klausyt, pačioj pradžiai kažkiek biški žvengia. Ten tas mikrofonas nelabai veikia, bet biški pažvengia vietom. Aš pakraudvorkinu, jeigu pasipizdavoju už kažko ten žvengia, viskas ok. Ir kažkaip, bled, nurimo viskas. Pradėjau šalia manęs, blėt, kažkokios bobos, kalbėti garsiai, su manim, ne su manim, man į barius atsakinėti pradėjau. Šalia pana, tipo, šeikina, kokteilį. Nes mes buvom, tipo, kad įsivaizduotumėt, buvo baras, tada šalia buvo didžiaus pultas ir mes prieš. Tai jeigu jūs eitumėt link baro, mes stand-upinam, karočią. Tai už mūsų nugarų buvo didžiaus pultas, karočias didžiajus ir iš faktiškai baras už mūsų irgi beveik buvo. Ir po kairę va čia va tualetas buvo, karočią. Ir baras, ir sako, mes per renginį nevaikštom, 6 minutė. Kaip sakėt, kokio? Nes aš... Po to vienas, nu ir blėt, paskiau ten vieną bitą, kur visada gerai saina tam pačio pradžioj. Nesėjo, okei. Ir po to turiu vieną bitą, kur apie santykius šneku, ten tokį ilgą su aktautais darau, net nepasakosiu. Nes ten reikia daug aktautų, ten reikia man biški vietos. Nu, žmonės susikaupė. Ten man reikia veikiančio mikrofono, normaliai, ir ten man reikia žmonių, kurie kreiptų man dėmesį, bet nekreipia visiškai dėmesį po to, tai aš skatinu ten dahoje bitų, po to tik raudvorkinau, po to karočiau į pabaigą, sakau, ir tada jau paskui vieną bitą ir galvoju, nu pizdu, ten tą vieną praleidau ir teisiu toliau, bet kada supratau, kad nulipsiu aš, kai karočiau, aš stovi, ten nėra jokios senos. Pirmą kartą per karjerą jau. Dvi panos atsistojo ir jos norėjo įti į Tuliką, o kai eitum į Tuliką, turi pro mane praeiti. Grinai, tai jos taip atsistojo, apsikabino mane, sako, nebepjauk seni. Ir išėjo į Tuliką. Ir tas randy, kai duris atsidaro, pusė žmonių nebemato sceną, tai jos įėjo, atsidarė duris, uždarė duris, nuėjo į Tuliką. Čia kišęs dalykas yra. Aš pasakiau pasinibėtą ir... Tai va, kai galvojat, metas mikrofoną. Čia ateina 10 minučių, pasako 20 minučių pocho, čia šaibų pasiema krūvą. Ne, būna ir va tokių. Bet šiaip turas, tipo, einas gerai, šiaip programa juokinga, tipo, čia vienas, aš manau, kad vienas iš tų, nes mačiau žmonių, kurie buvo normalūs, adekvatus ir man labai gaila tų, kurie atėjo ir trukdė tiem, kurie iš tikrųjų norėjo paklausyti komedijos ir mokėjau visai nemažus pinigus už tai, kad galėtų jos paklausyti. Aš manau, kad ta komedija gerai yra, miestai pasirodymų gerumas parodo tą gerą komedijos lygį bei suvokimą kažkokį. Ir sakau, man labiausiai gaila pakruojo žmonių, kurie nuoširdžiai atėjo pasiklausyti ir eileit kažkokį plėsų pisti bėgiamotais. O kiek Nedas prabuvo laiko? Nedas, normaliai. Jo, tai ten tipo, in the long term ta trukmė gavosi tokia vidutinė, sakykime, bet pas mus būna, dažniausiai... Atkompensuojat vienas. Pasimainom, jo, vieną Lazdijos čia buvo, Zimami, ant Pachmo labai buvo ir ten irgi... Ai, čia kai aš atvariau iš Publika nebuvo jo, pati ten Zima, nežinau, 16 minučių buvo, tai aš ten apie valandą pastovėjau. Nu, na, bet šiaip va vis laik būna, nu ne vis laiką, bet jeigu atsiranda va toks kurva, kur šneka, daro nesąmonės, taip toliau, tai supisa visiems tada reikalą. Dažniausiai nebent būna toksai, kur nu toks, kaip žinai, vis laik gali išvinginti kažkokią situaciją, bet kai tada dar kitas daro, nu čia... Jo, kartais yra tas, kad tu pasiduodi lūpą ir tu gali, tipo, tu tada gali atsikirdinėti pastoviai, bet vis tiek nori savo programą papasakoti, jeigu tu atsikirdinėsi visą laiką ir tu toks gerai, ačiū, viso gero, tai kiti žmonės liks šiek tiek nesuprasti ir skis,
Tai aš atėjau dabar tam, kad iš manęs ir visų kitų pasipizdavotų, kad paklausyčiau savo kaimyno, kurio, blėt, ir taip kiekvieną dieną. Vietinio benamio, tai kaip reiko, ždyka ties. Žinai. Po to, kai nebus nufilmuota, per ten matysim. Kaip gerai, kad tu montuosi, nes aš matau, kad spalvos tai pabėgia tikrai. Nepabėgia, tu visada taip to atrodo. Ai, ne? Gerai, tu toks ryškesnis. Ne, aš priepėse tiesiog esu toksai truputėlį, žinai. Tas pats va, kalbant ir kalbant su, kai važiuoju apšildyti, irgi visą laiką paklausiu, ar kėdėjai yra, tipo, ten va tokius smūgius. Nu, man tai, žinai, tipo, labai svarbu, ne dėl to, kad čia prisipisnėt, kad parodyt kažką, bet tiesiog man nuima įtampas daug, žinai, nes te kur. Tu gal OCD turi, kad tam tikri daiktai turi būti tam tikroje vietoje. Nu, tipo, žinai, ten, aš, pavyzdžiui, nu, tai nepasimėsiu, žinai, bet te užlipi vis paklausti ir jaučiu pagelbį, žinai, kad užklausti ten kokių dalykų. Ai, man tai pohyties. Žinau, man absoliučiai, jeigu mikrofonas veikia, jeigu yra erdvė pasirodyti. Ne, nu, bet tai daugiau nieko ir nereikia, faktiškai, tai tik kėdės. Man gali būti šviesa, gali būti tams, man po. Ok, blėt, nu man tai smagiau kaip tamsu. Man žinai, kas yra. Nu, kai tamsu smagu, ten ypatingai kultūrkėse, ten teatrinėse aplinkose pasirodyti labai labai faina. Nes žmonės visų pirma grinai ateina į komedijos pasirodymo šalia, kai bare darai, žinai, dar jie side pagerti ateina. Tai, kas yra, atrodo kaip pliusas, bet iš tikrųjų labiau trikdis nei pliusas būna. Jo, tai faktas, kad smagu, bet... Faktas sen. Okay. Gerai. Maikai galės normaliau laikyti ir pas mus. Tai faktas, kad smagu, bet man, pavyzdžiui, patinka žmonės kalbėti. Man patinka įsipisinėti iš savęs ir įsipisinėti iš... Nu, tai tu kraudvorko jau... Jo. Tai man kaip tik kartais ten kokiose kultūrkėse aš nematau priekį, nes eilės matau, žinai, ir prie tų pačių žmonių prisikabinėti. Sudėtingiau biškinės. Pamoinas. Nu, dieną šviesų, jo, gali iš paskutinės eilės. Ką jūs, na? Tai va, jo, aš esu vedęs renginių, kur aš ateinu tiesiog, žinai, iki žmonių biškį. Jo, kai mikrofas jai balaido, tai tu gali kur ir iš parkingo aikštelį gali parkavimo. Tai nemoka žodžių. Ką tu klausinėsi parkingo aikštelį? Parkingo aikštelė, kad žmonių gali renginį nori. Gal nu, kaip tik 3 žmonių trūksta. Nu, taip. Čia vieta jums. Jo, va čia vieta yra tiesiog. Kodėl čia nesiparkuojat, ponas? O kodėl jūs važiuojate ten? Ten invalidam. Ai, nors gerai parkuokitės. Parkuokitės. Ai, Petrai, gerai parkuokitės, sorry, nepažinau jūs. Tai kalbėjom, kad ne 100% šiandien visi skyrus Drungėlą mūsų sveikuolį. Aš niekada nesu 100%. Nu, aš įprastai esu. Ne, tu aštrus, buvo neaštrus tikrai. Tarp kitko, kur kaip to greit barsta daugo, vėl eiktų nahui. Tik buvai nusiskutęs. Blemba. Iš 2 mėnesių. Ne, per mėnesį kažkur. Ai, tik per mėnesį šitą normaliai. Šiandien įsipjovau, žiūrėkit kaip baisiai. Įsipjovai. Eik, tu kaip nenukraujavai, tokia didelė tau čia. Tai matai, kad per balį. Per balių visą. Antrą dieną pagiriautas jau. Tai baliavoji, kur baliavoji? Nieko, užgėrėm, užbaliavojom, čia per daug nenori įsiplėsti. Taip įsiplėsti. Kada nenori įsiplėsti, ar buvo tam tikrų nelegalių substancijų? Ne, jokauju to. Vakar pagiriojau dar ir šiandien truputėlį. Vakar pagiriojau dar šiandien truputėlį, toks ne 100%. Dar kartą pasakyk, nes... Vakar pagiriojau. Ne, skrandį skauda žodžiai. Aš, žinai, Gabrieliai darau vis su TikToko šitą. Ai, tau užpisantį. Aš esu irgi daręs. Tai tau atrodo, kad aš dabar prieš mane atsisuku šitie vakarą. Ne, aš vakar pagiriojau, tai... Aš pagiriausiu šiandien. Tai vakar... Ne, tai ir šiandien dar toksai, žinai, aš kaip jau senesnis žmogus, tai man būna pachmas 1 arba 2 dienas, tai šiandien toks skrandis skauda. Ir tarp kitko, aš šiandien narkomanas, čia atsirado spuogas, man tiesiog labai keistai atrodė. Ne, bet jeigu pamatys, pavyzdžiui. Nu, nieks nesakys, kad tu narkomanas, kodėl tu taip galvoji, Davidai? Nu, tai žinau. Pats jau čia taip man baisu. Tai žodžiu, tai... Aš tai įsivaizduočiau, kad jis susileipęs narkomanas yra iš tikrųjų. Aš? Nu, nes tu perbalės pastoviai, blėt, pastoviai. Ką iš čia kur vašnegat, koks už perbalės? Tai nes lempos, labai perbalės. Ai, kur, jis mane perbalės, jį matė? Davo, kad tau perbalės. Pis daug koks, tai buvo perbalės dabar. Pilsdavai tada. Pilsdavai. Gerai, paliksim 2 dalykus, kad liūdvai kolegijais bibičiol ir mano tokį tamneilį uždėk. Ir kad narkomanas yra per balį. Tamneilį, baltų. Ne, gyvenime nevartau, netraukiau nieko. Žolės susirūkęs nemeluoju, neapsiprotu. O jūs ką? Danijai. Ką jūs čia jo čia? Aš niekam. O tu? Nusiuk, papasako apie Maltą. Aš buvau Maltai. Dabar neseniai. Neatsimenu daug. O kodėl nepaminė? Ne, šiaip atvarėm pirmadienį tą naktį. Tai viskas gerai, išgėrė, žinai, tipo ruosti išgėrėm.
pasivaikščiam po naktinę valetą dar, tipo, faini vaizdai, viskas, vis atsikeliam ryte. Ir mums visiems mes, tipo, geriam, bet nedaug geriam. Visiems visi skirius vienam draugeliui, kur sėdi toks, pizda. Ir įsėdam ten važiuoti prie Blue Groto. Karočiai ten. Gali pavadinimais nesakyti, čia niekas nežinos. Blue Groto. Bruhota. Brušeta. Įgėrėm į Lituaniją. Įgėrėm į Lituaniją, gerai. Jau pamečiau. Ne, ir mes važiuojam autiku ir visi ten nusiteikę, žvengiam, žinai, ten toks, kur pachmas, bet nelabai pachmas, kur dar toks geras, žinai. Ir vienam draugeliui, pizda, sėdi. Egzistencinė krizė. Aš jį pradėjau ir šalia mūsų mes sėdim šešiese taip, ir šalia dar maltiečių porelis, senukai tokie, kur tarp šiam 8 metų, žinai, porelis sėdi. Ir mes ten važiuojam ir aš pradėjau filmuoti tą draugelį. Jis gal tiesiog negali patikėti, kad šitiek seni žmonės ir dar kartu. Ne, ir jis toks. Nefilmuok manęs, prašau. Ai, tu va istoriją kelias, ar ne? Jo, ir nufilmuoju, ir draugam rodau, ir ta maltiečių porelė irgi taip žiūri, žinai, ir aš filmuoju, ir aš rodau, jos ko, that's funny guy, ir ta moteris, funny guy. Kaip Boratą, jau funny guy. Po to rodau į mano tą draugelį, Minsku, ta maltiečių porelė, funny guy. Kingi tokias. Okay. Čia pamatėm vaizdų, viskas gerai, viskas įbės. Atėjo vakaras, padarėm apkatkę biškį chatai, nuvarėm į miestą. Ir aš kur, iš balės lago 2 dienas iš eilės, aš gyvenime nesu 2 dienas iš eilės gėręs. Esi gėręs vasaros, zimą pragėrė 2 dienas. Ne. Taigi sakei, pirmą kartą gyvenime 2 dienas iš eilės gėrė. Jo, bet tai palauk. O tai ką jūs skaito 2 dienas iš eilės gėrimą? Aš tai nesu geras. Ką jūs skaito 2 dienas iš eilės gėrimą? Kai tu atsikeli ir tada vėl pisino laus ir vėl akė? Nes aš tai čia skaitau 2 dienų. Ne, tai mes nelakėm, nebuvo, kad ryte atsikeliam ir vėl vakar, mes keliavom. Tai aš pagėrėjai tą dieną. Tai tada jo, esu, tada kad vakare, bet tada ir ne. Ir ten pirmas vakaras, ko net nebuvo kažkoks stiprus, bet antras jau. Aš biškai pasileidau plaukus, blet. Kokius? I see that coming, net nesakiau. Labai žemai, toks drungėlai. Net tu suvadai. Numušau viską. Jo. Tai žodžiu, aš per daug išgėriau ir aš, blet, aš nelabai atsimenu, aš atsimenu, kas mieste vyko, ten blūrais tokias, kai mes einam ten, blet, kažkokios panos ir visada stovi ten tokia gatvelė tokia išilga, kaip Kauno alėja, žinai, ir šalia ten, tik dar labiau taitė, šalia ten klubai, barai, striptizo. Namai. Ir žinai, ten einu ir visada 2 panos stovi su miniakais ir come here, žinai, tipo į gentleman's club varyt. Ir sakau, no, you come here. We are gentlemen, you come to us. We are gentlemen, ne, nesakiau. Tai užpisa ir senė, ir aš einu, tipo vaikštau, ir aš bandau, nes pradžiai ten, žinai, no, thank you, ir aš kuo labiau išgeriu, man užpis. Ir senė mane plešia, šitaip, tipo, kad ateik pas mus į gentleman's. Taip, ar čia silpnai dar stipriau plešia, turbūt? Taip, dar stipriau. Kurva taip išneša. Aš parodysiu. Tada trenkė. Ai, netrenkė, sorry. Gal čia kur atsiimu. Ir grįžom po to namo, dar užsukom į šopą pasimti išgerti ir grįžom namo. Ir seniai ir mes sėdim ir man piso ant baltų. Aš nepamenu, kada man buvo piso ant baltų. Okay. Su draugeliu šnekam kažką. Blet, kaip gėda. Šnekam, sėdim. Ir kažką... Man patinka to gėda, bet vis tiek pasakoju. Tai tu gali tiesiog nepasakoti. Ne, tai jau poch pradėjau. Ir žinai, ir mes dėl kažko diskutavom, bet taip draugiškai. Kažkurio momentu aš išgėriau čierką ar alaus ir toks, gerai, užsičiaup nahui, debilė. Bet taip piktai, žiauriai piktai. Ir jis toks, ką Deivis, užpisai, kurva, ir pradėjau. Supisai kelionę, man nahui. Žinai, tokias. Ir seniai, ir aš. Ir tipo, ir jis kaip normalus, adekvatus žmogus atsistojo ir nuėjo miegoti. Tipo, ką aš čia su juo, ble? Čia gal turėjau 2 variantus. Arba eit miegoti, arba tu būtai. Man draugelį sako, tu debilis, ką tu sako, čia darai, Deivis, sako, ką tu įsivaizduoji. Ir tu užpisai mane. Jis nesumanė. Kur pats seniai. Jisai supiso mum kelionę, bet tai tu viską bukinai. Ble, pisu miegoti. Seniai, aš nuėjau miegoti irgi ir aš atsikeliu ryte.
Ir aš negaliu niekur eiti. Ir aš neįsivaizduoju man, karoči, galva šitaip. Ne tai, kad skauda, ne taip, bet svaigsta taip, kad šitaip, karoči. Pusę kūno nevaldau, blėt. Tipo, būna atsiranda ir aš galvoju, blėt, gal apdragino mane kažkas. Ten. Nes aš šotų ten įvairių gėriau. Mes gėriam 25 eurai šiam šotų. Bet tai ten kur, saldumas, blėt, ir vadėk vodkos. Tiek vodkos ir tiek spraito, žinai. Tai aš ten išpisau trečdalį vieną. Blet, gali būti, bet tai koks pointas dragint bičią? Ir seniai, nu jeigu tai kokia, ir tada turi būti turėjo prilipti prie tavęs kažkas. Ir aš galūnių nejaučiu, seniai, man pizda. Ir mum jau buvo likus paskutinė diena, aš žinai, ten maltai pabūt, aš negaliu niekur eiti, aš parguliau tiesiog visą dieną, nes man seniai atsikeliam po to kitą dieną, iš anksti ryte, žinai, skrydis. Seniai, aš vis dar, aš patikrai einu toks, karoči, viską, aš neatsimenu tos dienos, ketvirtadienį tipo grįžau namo, pisau iškart, pavedžiau Leo, pisau iškart miegot, atsikėliau, vis dar svaigsta galva, taip pat vis dar. Pisau į Santarus, karočią. Ai, tu į ligonę važiuoji? O negali būti, kad tas dragas iš kurio tu žvengi, kur vadai įsidėjau, kad tai apdragino. Kad va, funny guy! Bet jis iš visų draugelius mažiausiai, kuris apdragintų. Jis... Tai gal, bet mažiausiai tikėsi. Labai prieš jo, tylikė Oligėlė Šakniknis. Nuvarai Santaras. Jo, nuvarai Santaras, ko ble, padarykit kokį kraujo tyrimų, nežinau dar. Mes to šniūrą galime padaryti. Man žinai, tas, man niekada, tai kas jau buvo ponaitė. Atrodo, kad prisipažink. Kaip ir kalb. Kaip ir pats kalb. Ir tu pasakot, labai čia neryšliai pasakot. Aš jums sakau, kad aš nesuprantu iki galo, ką aš kalbu, sakau, aš drebu visas man. Tai pagirios. Sakau, tai aš jums sakau, kad pagirios, bet dėl ko? Sakau, ta prasme, nebūna taip. Tai kiek išgėri? Tai daug. 80 šotų. Tai kiek išgėri? Sakau, nežinau, blėt, nusiliniuoti. Kas čia, blėt, per klausimai, daktaras? Nu, papasakau, maždaug kiek aš įsivaizduoju. Aha, jo, nebūtų nuo alkoholio. Taip, O tai kiek tu turėjai pasakyti, kad būtų nuo alkoholio? 3 cisternas, kur? Nežinau, ir sakau, tai 3 dienas nelabai laikus. Suleido 2 lašalinės. Biški geriau, žinai, pasidė. Bet vis dar galvos aista, bet biški geriau. Ir tiesiog galaus atneša. Padarė kraujo tyrimus, tai karočią kaip ir viskas gerai, tai nieko nerasta, žinai, tiesiog nusilpimas. Ir hui znait. Ir grįžau namo, vis dar grįžau namo, svaigo galva, kas čia po to buvo, šeštadienis, svaigo galva, praėjo galva svaigt, vakar atvariau, gal nevarysiu sportuoti, bet gal pizdu, varau visgi. Nuvariau pasportuoti, tai va nuvariau pasportuoti, viską praėjau porą valandų, kaip ir praėjau ir kaip ir zaibys. Šiandien 3 paleido. Gal apsinuodėmė? Nežinau, susiję, nesusiję. Ir galva nesvaigsta, bet skauda, blėt. Blėt, man dabar čia kurva šiaip pavalsuotų, čia keiščiausias ligas visi turi, aš dabar turėjau savaitę laiko kokią. Nu, nes, jo, kažkur savaitę, kaip tik nuo pirmadienio, tai toks kurva būdavo jausmas, žinai, kaip prieš skrydį arba kaip prieš lipimą ant scenos, žinai, toks kurva skauda skrandį, tipo toks, kaip, bet su skrandžius, jie atrodo skauda skrandį, žinai, viduriuoju belė kaip ir kurva nesuprantu, kas vyksta. Pisi nuvažiuoju į vaistinę, pisaus smektos, ten yra tos dabar, kur geliuką tą įpis iškaržnai nieko nereikia, tada ten dar sako, rūgštys gali kilt, kurva tos rūgštys, tai ten nežinau, blėt, kosti rūgštys gali kilt, kurva skrandis skauda rūgštys gali kilt, blėt. Ir dabar vakaračiai šiandien, paskui vakar nugėriau ir dabar jau skrandis skauda ne dėl to, bet dėl pagirių, bet jau dabar praėjau. Kartais, blėt, geriau pagert, nes tu žinai, nuo ko tau hujau. Nes, žinai, pavyzdžiui, tau negali jeigu to, pavyzdžiui, ranką nuplėšė ir koja peršoja, ne? Tai neskaudės abiejų. Kažką vieną tik skauda. Ne, gali skaudėti abu, man. Ar gal skauda širdį, nes pana paliko. Gali būti. Nes pana dabar tavo kolegai bitė bibičiu. Kur man pana gyvenime bitė, iš vis nedirbs. Kurie alergiją bitėm turi, va. Apsvoj dirba. Ai, buvo toksai bičias, atsimenu, kai bitė dirbom, buvo bičias, turi ne savo svetainę, užsivadinęs www.vapsva.lt, kuris turėjo tokią huiną didelį ragą, atėjo prie bitės ofiso, karoči čia Vilniui ir sako, išlyskit! Ir visas ragu. Ir jis kelia į savo svetainę tokius video ir aiškina visą situaciją, kodėl jis taip daro, karoči. Nu, nes apgavo minimum 206 000 eurų. Oho, čia Maivako jungo. Ne, neapgavo ten jau nieks, bet tiesiog bičas iš kitos planetos. Bet va yra tokių, kurie tiesiog perka dūdas ir eina dabar, blėt, rėkoja prie korporatyvų kitų. Man labai patinka. Aš norėčiau būti toks pat... Blet, aš kartais džiaugiuosi, kad aš neturiu kiaušų tam tikriem dalykam. Išgėręs turi pasirodo? Ne, išgėręs tai turiu, bet ta prasme adekvačios būsenos, adekvačios stadijos. Pas mane šiaip mano suvokimas pasaulio,
kaip ir geras, tipo. Bet pas mane tų drungėlus išlenda ir ta prasme, jeigu aš ten kur palaikyčiau Ukrainą, ten už gėjus, ten, kad legalizacija gėjams. Legalizacija gėjams, tipo, kad visus, į vieną miestą. Visus į Ukmergę, kokius susileisti ir viskas. Bet pas mane išlenda tokių, blėt, nedekvačių kartų. Aš pamatau kažką ne to. Aš gal, kur daunas tu, na. Bet dabar svešiai, maladės žmogus tas turbūt yra. Ir kur aš pats man būna su žmonėm, nevardinsiu, gal bet kur bendrau, pamačiau story, kur koks tu pydaras. Aš kartais žiogos, nes man išlenda kartais parašyti ir pyktis dėl kažkokios... Nesąmonės, neaiškių dalykų, iki neįsiaiškinimų tam tikrų. Ir kartais jau parašau žinutę ir jau buvau parašęs ir toks, blėt, Bet tu šiaip daunas esi, žiūrėk, aš tą parodysiu dabar, kaip tu man atrašinėjai. Tiesiog toks, tu šiaip tiesiog daunas. Negalima tokio žodžio naudoti. Nenaudok žodžio daunas, tarp kitko. O dėl rytojus all good būsi, apie 18 valandą lauktume. Parašo, jo, viskas. Kas viskas, tai nusižudyžadį, kas viskas. Aš parašiau viskas. Tu parašai, jo, viskas. Ok, supratau. Tai viskas. Kelinta čia valanda buvo? Čia buvo 30 dieną, tai vakar 14:40. Ir tada, žiūrėk, aš vas su to parašęs, čia 2 dalykai. Buvau apie 18 lauktumėm, tu prašai jo viskas, šiandien rašai, labas 18 valandą jo. Nežinai, kas yra. Čia tą matai, kurią valandą. Ai, tu galvoji, kad aš pamiršau. Ne, kaip jūs kažką. Matai, kas yra, nes tu man skambinai kažkurią dieną ir aš pamiršau kurią, nes man per tuos galvos svaigimus, aš gal tu man rašai, kad 6, bet man kažkodėl 4 valandą užsiklinas laikas buvo ir aš gal tu man tada paskambinai pasakyti, kad 4. Aš pamiršau. Atsimeni dėl ko skambinu? Ne. Atsimeni dėl ko skambinu? Čia ant kamerų dabar? Nu, davai. Davai prie kamerų. O gal davai ne? Sekmadienį. Šeštadienį geriau. Grįžau tik tam, nes sekmadienį turiu renginys pas kolegas apšildyti su Medmonių bazarą. Grįžau tik dėl to. Pisausi ryte su traukiniu tik dėl to. Žiūriu atšauktas renginys, galvoju, what the fuck. Paskambinu, sakau, zdarovo, tai nebus šiandien. Ne, tai atšauktas. Aš kurva sėdžiu pagiriotas, parsipisęs, nu viskas gerai, namo ten aš būčiau gal ir taip grįžęs taip toliau. Visas galvoju, man vairuotų už 2 valandų, kurva, skambinu, ne, tai nebus. Nu tu kurva. Matai, konkretumas. Čia ne mano jurisdikcija praneš, nes mes su Nedu. O tu pasakei jam, kad aš skambinau? Nes jis man dabar nepranešė. Nes aš jam tik šiandien parašiau, kad posteris. Nes matai, sorry, kad aš taip šlikščiai čiatinu, bet aš su visais taip čiatinu. Ne, tu aš neskau, kad šlikščiai, tu dauni. Nes su manim labai maloniai. Aš tais klausiau dalykų, tu parašiau, jo, viskas. Ne, tai aš suprantu, sakau. Jo, kablelis viskas ir tada aš toks skaičiuoju, jo, man atsibodo, tu pasikas. Man galva svaigo labai, aš nebuvo supratęs iki gal. Aš dabar nesuprantu, aš gal Bibi rozetę kaišu iš tikrųjų. Pirštus geriau ne Bibi kišti. O maloniau, baby. Tai gal plonesnis negu pirštas. Nes mano Discord'e rašo, kad, pavyzdžiui, mano beliko dydžio bipo. Tavo Discord. Nes tu mano, aš sukūręs polapį Discord. Nu tai tu jeigu pats apie save rašo. Ne, apie save. Nežinau, kaip veikia iš tikrųjų. Bandė nepilnametį išreipinti. Na, ko tu apie save. Save prisidavinėjai. Any publicity is good publicity. Nekalbėk angliškai, aš nelabai gaudausi. Gerai, sorry. Tai supratau, tai linksmą gyvenimą gyveni? To prasme. Nu tokį, kur... Ne, matai, atsišaukė. Fličas nežino, vėl... Ta prasme. Ne, nu ką žinau. 3 dienas pratus, kur linksmą gyvenimą gyveni. Ta prasme. Ne, liūdna man. Per kurią vietą. Nes Šapranas pasiporės, liūdna. Vėl grįžtam. Aš irgi gal planuoju. Ką? Tai parašė. Gerai, man įdomu, žiūrėk, vyrai. Čia paskutinis pokalbis. Ką jūs darytumėt? Aš noriu pažiūrėti, kokie jūsų draugai geri ar blogi esate. Aš jum kiekvienam paskambinu iš ryto, sakau, blė, aš nežinau, kiek draugų neatsiliep turėtų, kad aš jums skambinu. Šeštą. Jau čia pirmas žingsnis. Alio, girdi? Davai, persuksiu. Bet aš paskambinu jum ir sakau, kad aš nebenoriu gyventi. Kaip jūs, nuo drungėlus pradedam, kaip... Ką tu sakai? Ką aš tau sakyčiau? Jo, bet aš šimtai atsik. Neskambinėjai grįžti. Kelintą valandą paskambiname. Čia sudaro kažką. Kur toks... Kelintą valandą... Noriu nusižudyti, bet 7 blė dar miegos. Kelintą valandą ir kelintadienis. Šeštadienis, 10:30 ryto. 10:30. Aš po afterio grįžęs. Galim suvaidinti. Ai, tai čia ant tiek galvoj mes.
Tai gal sakiau, Gal telefonas yra iš tikrųjų. Labas, Deivai, ko skambin. Labas, Benediktai, Trangėlai. Aš... Bip, 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 bip. O tieko. Tu, kur užmetė, ko skambini ir net neatsako 3 sekundės. Gerai, nahu, tau nereikia, man nereikia. Saro, gerai, tai. Koks dar vardas? Ko reikia? Gerai, Kitą kartą sekso metu neskambink. Tai gerai, galim per daug, gerai. Ne, jau nereikia, kad tu turi, you have one shot. Ką tu sakai? Ble, nežinau, pradėčiau siūlyti, kur geriausiai jaučiu. Kur? Pasikart. Ai, geriausias. Ant gyvatuko. Blet, nežinau, ant gyvatuko. Klausiu, ar pastatyti įtempiamos Šiaip, lubos. blet, žinai, kas galėtų... Jei neįtempiamos, tai karkasai. Meninė ekspozicija dar gautus per balkoną, bet kai tipo žmonės matytų į lauką, ta prasme pasikart. Nes žmonėm kaip meninis eksponatas. Man reiktų įsiaiškinti daug dažnai, ar įtempiamos lubos, o pavyzdžiui, pastai, nes jei netenka karkasų, tada gali. Blet, jo, tada... Ar balkonas stiklytas, ar ne? Ne, nestiklintas. Nu tai va, tai tu jau turi atsakymus faktiškai. Kur tu skambini, kur? Čia be reikalas skambini. O jeigu turit klausimų, tai klauskite, atsakysiu video. Kaip baltalietuvis. Ne, pasitikrinčiau, ar man visą šaibą įmetęs užrengia. Jau pirmo. Sąskaita dar Kiek greit. kur tu dar skoloji? Mažiausiai ką daryčiau, tai dar tau. Nes drungėl tai siūstų pinigus. Ne, nesiūšiu. Ai, nu tai. Bet jūs tai... Ne, Bet jūs tokie patys, blėt, esat su drungėlą mat. Nes man visada niekas nerašo kitą dieną, kad babkas prasiūs įskyrus judu ir visitskas. Nu, Šiaip ne visada rašau. Aš tai net dėl to, kad tu man labas sąskaitą. Tu man vieną kartą net nerašė labas, tiesiog numetė sąskaitą. Taip, bet aš tai kur nerašau, aš pasakau, kad mes jau būnam tada. Bet aš to sąskaitą, kur ką čia prisiprota. Aš tau sakau, kad tu man įmesim, gali mėnesio šaibas įmeti man visą laiką. Ne, tai anksčiau tai būdavo tada. Nu tai, ble, tai darbas atliktas ir pinigėlių. Nu, tai, taip, Aš būna vis būna. Bet tu irgi, pavyzdžiui, va, kas, aš tarkim, kaip ten reikia įmesti pinigus, ten reikėdavo anksčiau taip toliau. Tai man įmesti pinigus tai yra va toks, va, tipo, įmeti ir... O tu, pavyzdžiui, sekmadieniais nemeti šaibų. Ne, nu, bet tai čia yra mano laikas. Aš nenoriu. Tu kaip senas žmogus turi savo laiką. Kur tarp kitko dalykų nedarai. Aš sekmadienį pasportuoju, dabar varau ir viskas, aš daugiau... Jo, bet va tas ir kur, pavyzdžiui, ten įmes šaibas, tipo, yra, nu, ten 20 sekundžių. Bet čia dar biški, ble, nežinau, čia toks... Zajobas, aš galvoju. Ai, tu čia taip apsikrauni, tipo taip. Jo. Aš galvoju, kad man... Nu, čia kiekvienas. Ką tu ieškai čia, ble? Aš va vis girdai tokį įmetą. Jo. Nu, tai aš ir būdavau įmetą. Aš irgi parašydavau, ble, valgy šiandien norėčiau. Tas parašo gerai. Aš labiausiai, aš visada, man, ble, jūs ypatingai liūdo parašo. Bet dabar taip pat atrodo, kad mes skrūdžiai. Bėdžiai, kur. Liūdva ir Visickas man visada parašo, tokiam, ble, ne... Nu tai kur aš tau nerašysiu kaip mano. Negeriausia mano nuotaika, nes jie visada prikolino, aš buvau žiauriai užsipisis dėl kažko. Na, naujus batukus nusipirkau, įmečiau babką, net netarčiau. Labai nekonkretu, labai taip nereikėtų daryti, bet visokių žmonių visi, blėt, būna, Visickas ir po to pakruojo gigo, blėt, važiavau namo. Tyloj, nu na, kaip užpysė, parašiau dar į įtimo grupę, kur... Bybinės, važiavam tyloj žvengimą. Aš važiavau tyloj. Tai tu kur visą laiką važiuoji tyloj, blėt. Nu, aš fūrą norėjau pažiūrėti. Tu fūrą miegot norėtum, man atrodo, vairuoti. Fūlė, O kodėl į mane žiedama, jeigu jam darai? Ai, kad jūs pataikot kartais ant hujovo dalykų, po to pakruojo. Tai man tai seniai asmeniškai tai pasakys, ne, bet mes važiuojam ir aš dar parašiau į įtimo grupę, kur blėtsko, čia hujovas gigas. Ir man to Visickas pasinino, po pusę valandos. Pizda geriausias gigas gyvenime. Sen, nu nerašyk tu man dabar. Aš tau ką tik rašiau į grupę, kad... Gal negalvoju, kad tu sikrausi, kad tu toks silpnas, žinai, tipo. Ne, parašyk. Gal, nu nemaž, žinai. Nes, pavyzdžiui, kaip tu sakai, o, tai man tas, nežinau, šiaip pohui, tai važinai. Blėt, ne, aš labai priimu tokį. Ai, nu tai čia tau bėda. Aš visada galvoju, kad aš kažką netaip padariau. Po kelių dienų aš gal suprantu, kad jo, kur ir aš netaip padariau, bet buvo ir aplinkybės ne pačios geriausios. Bet aš visada pačioj pradžioje stengiausi, jeigu nepavyksta kažkas ant savęs
Reikia fidgetinti, visgi reikia čiupinėti kažką. Nes nusižudysi tikrai greitų metų, na. Nu, pas man su nervais yra, biškai. Ai, tai čia Trenkti kažkuriam daug. Seniai, kiek neštrustus, kai reikia kažką fidžinti ir aš galvojau, kad tipo turi sakai, kad ne vis laik reikia save kaltinti, bet tipo ir kitus taip toliau rasgalvoju, nes uždysi tą sėdį, nesuprantu, kas vyksta. Aš nebesuprantu. Aš toliau Benediktai kalbu. Bet tu reitinguoji šiaip savo tipo miestus. Jo, aš o tai Pakruojus kur dabar? Tai paskutinį vietą. O Marijampolė prieš paskutinį. Ai, Marijampolė jau taip permušė Marijampolę. Seniai permuša viską. Aš buvau Pakruojai ir kai pasirodžiau, vidury pasirodymo, galvojau, kaip aš norėčiau būti Marijampolė. O Marijampolė nebuvo tikrai. O dar top 3 blogiausias Pakruojai, tada Marijampolė, tada Jurbarke. Stam buvom Jurbarke. Jo, bet nebuvo. Gal dėl to ir blogiausias. Ne, bet ne, ta prasme, Jurbarke nebuvo blogai. Man nepatiko mano pačio pasirodymas. Marijampolė ir Pakruojis, ten ne tik nuo manęs, žinai, atspindi. Jo, labai daug ten. Kokybė ir nekokybė. O top 3 dabar yra pirmoji Panevėžys, antroji Jonava, trečioji Vilnius, pirmas pasirodymas. Galėčiau sudėlioti lygiai taip pat. Nu, nes kartu buvom, ble. Taip. Bet kad man, apšilį tai būna kartais visai kitaip negu, nedažnai, bet būna taip, kad visai kitaip negu pagrindiniam pasirodintojim. Jo, yra šitas. Bet gerai buvo. Kokie toliau yra planai, vis dar toliau su Nedu darysit dabar dar? Nežinau, mes esam kalbėję, kad padarysim ir darysim solo, bet dabar, kai tie bilietai komedijos renginius vis tiek sumažėja šiek tiek yra, ne tik mums matomi tendencijas ir pas mus šiek tiek mažiau, ir pas kolegas mažiau yra, pas kai kurios daugiau, pas kai kurios mažiau. Bet šiaip, tipo, visa ta komedija stand-up biškai žemynai. Jo, čia nėra paslaptis. Kas, normalu, žinai, nepapins visada taip. Tai ir ne tik apie pasirodymus solo kalbama, apskritai apie renginius. Taip. Tai mes nežinom, kiek dabar apsimokėtų mums po vieną važiuoti. Aš, tipo, gal ir norėčiau. Nes tu šiaip praeitais metais, man atrodo, buvai pasileidęs trumpam savo solo. Bet, aš kaip ir norėčiau gal daryti, bet aš nemanau, kad... Nes materialo turėčiau aš tą valandą, man kažkaip patinka ilgai pasirodyti. Tai tugi turi tą savo programą, ar tu ten darytum kitą? Nes tu ją pakabinės dabar sakėjai, ne? Tai va, tai aišku, ten yra ką dadėlio dar, bet tipo... Tai kaip ir norėčiau, bet aš nežinau, ar sugebėčiau parduoti bilietų ir aš, nes aš žinau, kad Nedas yra, žinomesnis vardas nei aš, tai jeigu, žinai, mum abiem dabar kažkiek su tais bilietais, neskaičiau, kad blogai, bet, pavyzdžiui, ne taip gerai kaip praeitais metais, tai aš nežinau, kaip kitais metais bus ypatingai, jeigu vienas, žinai, važiuos. Tai arba kažkas pasikeis ir šoks į tą, žinai, kad vėl grįš viskas kaip anksčiau, arba bus dar blogiau, žinai, bet šiaip turėtų, daugas prognozuoja, kad turėtų pabiškai atsigauti dabar. Kas čia prognozuoja? Stano? Kuris laik savo nuomonę turi. Aš žinau, kaip tą tanką ištrauk, kurva, viską žinau. Ką? Blet, kaip neštrai dabar tu. Nes matai, pasakok. Tai aš to pasakiau. Kodėl tu vidury sakinio varnos garsą dar įstrauti? Pasakok. Aš su savo draugais vernom daug. Ne, sakai, kad Stano, tipo, pasakė, sakau, Stano viską žinau. Aš žinau, kaip tą tanką ištraukti. Nu, čia parodėjau Stano. Žiauriai kinga, kaip paaiškini dar antrą. Nu, tai bet reikia kartais su šitą bugeliu. Man, ne. Bostono krabą abiem padarytų dar kitką. Tu šiaip double jį žiūri, žinai, kas yra Bostono krabas? Šiuo metu ne. O žinai, kas yra Bostono krabas? Ir nežinau gerai. Krabas, kuris gyvena Bostone. Kur daunai esate? Nenaudokit žodžių daunas. Sorry. Jo, tai dėl to solo aš irgi norėjau paklausti, bet jau Drungėlą paklausė, tai viskas. Wow, Davidai, labai geras klausimas. Labai geras. Ne, klausimas aš nežinau, o kaip... Labai geras klausimas. Nubliama, tai mes nešnekėjom, buvom vieną kartą aptarę šitą situaciją ir sakom, nežinom, ar apsimoka po vieną dabar važinėti. Tai matysim, dar šis turas nesibaigia. O kiek šitą turą dar galvojat? Nu, praeitais metais iki lakryčio važiavom kažkur. Iki spalio, jo. Bet šiais metais, nežinau, matysim, kiek vasarą ten tų pasirodymų jau žiūri tą vasarą. Nėra kur Palangoje pasirodyti, nes kablysų užsidaro, tai reikės kažką kitą ieškoti į ten duonos fabrikos tą Daunyną, blėt. Kaip nenorėčiau, ir aš ten buvau. Bet čiū į tekstai, aš įrysiu savo žodžius atgal. O kodėl? Nu, ten dėl garso, dėl garsisto ten kur, tai čia nežinau, kaip padaryti, o tai jo, gerai. Daug kas klausia, kodėl bazarų nedarom ten skirtingose miestuose, tai operatorių garsistų klausimas yra
the key problem, tipo. Nes šiaip mes net Kaune nerandam už adekvačią kainą ir kokybę normalaus operatorių, nes Rokelis ar Tenegis koks, jie iš Vilniaus į Kauną nevažinėja. Nu, nes turi daug užsakymų. Tai čia jos ir negali kaltinti, kad turi daug užsakymų. Faktas. Tai mes net Kaune negalim, faktas seniai, mes net Kaune negalim normalaus ten bazaro pasirodymo padaryti, kad filmuot taip toliau, apie kitus miestus, net nėra ką šnekėti. Jo, Palangoti ten prastai buvo, jums ten vienas mikrofas dingo, karoči, tas su Paulium darėt jūs. Jo, tai tam. Vaitikūnų. Blogai buvo. Jo, tai va, o kaip jūs įsivaizduojate, vyrai, jūs įsivaizduojate daryti kažką, po kiek metų, po kiek laiko įsivaizduojate maždaug? Man toli dar iki to neįsivaizduoju, reikia kažkaip pat ir tą žinomumą paskelbti, bet ir blemą rašyti reikia daug daugiau. Tai jau Davidas gal arčiau yra, sakyčiau, šito. Aš tai buvau arčiau šitos minties, kai iš bitės išėjau. Tai tada galvoju, čia visai kaip taip ir supuolė, nes aš planavau ten susimažinti etatą, taip parau, tai galvoju, pasižiūrėsiu, kaip čia manais. Tai buvau ant komedijos, tai dabar iš komedijos jau galiu išgyventi, bet tas išgyvenimas, toks ir yra išgyvenimas. Kiek jūs dirbi? Po mokesčių ir prieš? Po. Normaliai. O kaip, alo, Davidai? Taigi tu oficialiai nedirbi? Tu darbo biržai buvai dabar. O kaip tu gaudai pinigus? Tai sakai, nemokamai. Sakai, nemokamai dirbdavai. Gaudau už komediją pinigus. Tai sakai, gali pragyventi iš komedijos? Ne, tai aš pragyventi. Jeigu tu santaupų turi, tai tu gali pragyventi. Nes aš gyvenu iš savo pinigų, o už komedijas už maistą tik tai. O kaip vieną kartą? Ne, tai išvažiuojame į turą, aš nupirkau šokoladą. Tai tu tiesiog valgai iš komedijos. Nu tai jo, tai išgyvenu, tai įsimaitinu kitaip gal sakyti. Galiu įsimaitinti iš komedijos. Tu pats kaltas, kad tu neišnaudoji, mes išvažiuojame į turą, aš jiems siūlau valgyti. Valgyk, sakau. Aš tai maisto gaunu. Tu pravalgai tiesiog iš komedijos, taip? Jo, pravalgai, jo. Liūdvas visada būna tas suvalkiečių išlenda toks nenorėjimas būti čia, bet ir norėjimas haliavai kažko. Visgi, aš brangiausiai nesisakysiu. Mes čia kur dabar per tą podcastą patikė, kad mes čia ir šaibų kovinam kur ir viską. Nėra tai, bet dalykas, kad aš taupau ir kitų pinigus. Jeigu mes nuvarom kažkur ir ten, aišku, kaip sunkiau man buvo su šaibom, tai žinai, sako, pisom gal sušiu, o paimsit, sakau. Tai tada varom, žinai, tai čia jo. Zimą ėmė, aš nevarom. Bet, tipo, žinai, mes ten nuvarom ir ten visi sako, nes mes vis tiek, kadangi važiuom, tai maitina, taip toliau, ten visą kitą, čia kaip ir daugumą kom. Su Vita važiuosiu rytoj irgi, tai parašys, net irgi maistas skaičiuota, gėrimai skaičiuoti. O kur važiuosi? Į Mažeikis. Tai kur kelias ilgas labai. Tai man, gaila, žinai, aš ten žiūriu, patiekas koks 14 eurų ir mes tipo 3, žinai, imsim dabar visi ir aš sakau, jo, bet mes kabiniais sėdim kokiai ir 14 eurų yra pigiau tik vaikų meniu, žinai. Ir aš kažkaip toks, žinai, aš jaučiuosi, tipo dabar aš, žinai, huine, bet aišku, paskui pradėjau jau suprast, kad, tipo, jeigu ima, tai ką aš ten dabar, bet vis tiek neimu ten, kur ant rekoto, žinai, vlet. Žiūriu, perku taip, kaip aš pirkčiau, žinai, tipo. Tai jo, o dėl to. Aš dar darydavau šitą, aš kai su Vikčiu ir Marku važinėdavau, tai aš nusistatydavau, ką jie maždaug perka. Nes kad nebūtų... Nes jie pisą burgerį, tai austrių, ble. Jo, nes buvo kažkurį, ble, Benediktų norėčiau, bet brangiai kainuoja. Palyginus, tie atsimenu ten ryte, jie pasim Benediktų. Aš pasiėmiau. Ne, tai žinai, taip. Bet mes čia biški irgi, žinai, va, kaip aš dabar kaip tu apsikraudau, tai dabar aš taip apsikraudau. Tai čia permąstyti. Bet čia manau, kad visi laimim iš to. O dėl solo, tai kaip ir sakiau, kad galvojau, kad pabūsiu taifą ir tada žiūrėsiu, bet dabar atėjo tas laikas, kad jau arba dirbti turiu, arba daryti solo. Dar čia tikrai yra kokie 1,5 metų iki to. Ne solo, gal sakykim, su kažkuo dviese, važiuosim gal su tavim ar su kažkuo. Tiesiog kai kurva kaip į šunį, blėt, parodė. Gal. Ne, čia tarp kitko. Tai čia, aš blogiausia. Drangėlą ko nebūdoj, blėt. Blogiausia variantą iškart pasakau. Jo kągi, blėt. Tai dabar... Nereikia sakyti, kad su Jenka darysi. Ne, jokiais būdais. Komentaras rašo, kad mane dūchina, tai visiškai tiesa. Ne, dūchina, visiškai, blėt, kur. Baigt, mes tik mušame. Visi mes čia sutarėm, čia viskas tvarkoja. Kur tiesiog nukatėsi nuo tos vietos, kur apie mokslus, nes ir tiesiog žvengiam, rifinam ir nieks nežino, apie ką mes rifam. Blet, okay. Gerai, Davidai, tu kaip sporto fanatikas futbolo didžiausias. Klausau. Tas Davidas. Tu susitrupinta koją. Aš dabar, aš taip, mes kai daug važinėjom, aš taip žinau Liudos bairius. Tu pasakėjai, žiūrėk, Davidai, tu esi sporto fanas ir aš skaičiau in free. Taip, mes jau susibendravę, žinai. Žinau, kad tu pasakysi. Dabar įpirdolins. Jis visada, jeigu kažko arčiausiai dviprasmybės bus, jis pasirinks tą blogą dviprasmybę. Visada tą. Jo, bet
kažkas bus, manau, pasakysi, ir tu daunė, labas, Deividai. Ir čia geriausias bairis. Kreditinė Čia geriausias bairis. Ir belekiai prieš to žvengęs. Tarp kitko, esi dabar boksioras, ne? Tai kur nupisai Aš klausimą, tai norėjau esu klausimą. boksioras. Nežinau, kad nesi toli nuo jo. Paklaus. Tai tu irgi, ne, nes koja sutrupinta dabar. Jo, kojas. Bet jau penktadienį nusimu gipsą. Klaus, kolega. Sveikint. Klausimą. Šiaip nesu labai toli nuo bokso. A ne? Jo, 3 kg gal. 3 kg. Tai netoli, Ir kaip plus nuo bajorų. Plus dar City boxingas yra. I'm from City. A. City boxing. Bet Geras Kristus senis eina. šalia. Tai sustatysis paringus, tai paskui reiks įsiaiškinti, kas komedijos stipresnis. Ne. Ne. Nenoriu. Aš su jo nenoriu. Neieškosiu jokingų atsakymų, tiesiog pasakysiu ne. Ne, nenoriu. Tai Sorry, Davidai vis girda. Liudvigsburgai, klaus. Davidas, kas? Liudvigsburgai. Liudvigsburgas. Aš Ne man labiau tiktų šitas, ką pasakė. Nežinau, manis vokietis, ble, toks yra. Okay. Aš su juo noriu... Ką tu nori su manimi? Nieko. Kur išeina iš dušo ir... Nieko. What the fuck? Gerai. Žydam gerai ten. Žydišką Golden Showerį. Kur aš tas podcastas pilniausias, sakau, dviprasmybių ir tokių dalykų. Davidai vis girda. Papasakok, kodėl. Jeigu bus klausimas, kaip pradėjo komediją, Ne, aš išeisiu. ne, nachui. ne, tai Aš apie nemeluoju, sportą. nemeluoju. Apie sportą. Gerai. Kodėl Ronaldo geriausias futbolininkas pasaulyje? Okay. Visgi 2 klausimai yra, kodėl aš išeisiu. Papasakok, kodėl tu taip Kodėl- dėvini Ronaldo. Žiūrėk, Kodėl žiūrėk. dėvini Ronaldo? Drangėlą, dabar žiūrėk, ble. Jūs kviesite žmonės, tu pasitė žmogų. Ir tu galvoji, kad niekas tokio apie Ronaldo klaus nėra uždavę. Nu, kad nahu tu taip darai. O žinai, kas blogiausia? Čia ne tavo klausimas. Nu tai tu, Liudvigsburgai. Nu kas kur klausė, tokių klausimų. Nu jam, tvai man. Atėjo, o šitą danties neturi dabar, ne? Ne vieno. Suskaičiuotum? Suzdani. Tai 3-1. Daug dantį. Ne, numesis geriausias. Drangėlė, ką tu nori, kad aš apsakyčiau tą? Gerai, o žadėjai tatuiruotę darytis ant kojos. Žadėjau. O tai vis dar žadinės. Taip, Gabrielė sakė, išsiskirs su tavimi. Jo, vis darys. Gabrielė sakė, kad skirsi su ją. Dabar jau Aš kaip sunku tik- būtų. o Aš ieškau preteksto. Tai aš Ne, aš žadu įstatuiruoti. Aš nežinau, va jūs barnai pasakykit. Jūs, va tu tatuiruotės mėgst. Tu Neturiu nė vieno. Bet gal irgi. Ko tu su liūdnu liūdai? Ne, normalus tas klausimas. Aš sakau, gal dėtuiruos neturi, nes finansų neturi. Ne, man tą bėdžių, tiesiog pavadinu. Aš to Man, ble, liūdna pasidarė, gal pinigų. Gal šaibų neturi. Gal tu neturi Tiesiog tatuiruotės. neturi tatuiruočių. Ne, aš nežinau dėl klausimų. Gerai, Liuda, Čia gerai. nusikėmė whatever. paleidžiu, va, tai tas. Gerai, sakai. okei, Liuda. Jo. 5 eurų. Jo, aš galvoju, aš norėčiau įstatiruoti, aš tik nenusprendžiau dar tiksliai ką. Nes, blėt, gal grinai bučiuotis, kai mes laiko taurė, žinai, pasaulio čempionų, biški vaikiškai yra. Bet aš norėčiau kažkokį simbolį, nes čia yra vis tiek neatsiejamas mano gyvenimo kažkoks fragmentas, etapas. Bet man tai iš vis tas toks kūra, kodėl tu ieškai pasiteisinimo tatuiruoti, tiesiog darai, jisai tau patinka ir viskas, taip, nes tu turi, va, pavyzdžiui, tatuiruoti. Nu ir ką tau simbolizuoja? Nieko. Nu tai būtent. Čia toks, žinai, man ir, nu čia Ne, kiekvieno... bet aš įsivaizduoju, kaip man pačiam, tipo, jeigu ant saugusio vyro kojo ši čia kažkur bus, kaip kitas bičias bučiuoja kažkokį metalinį daiktą. Čia žiūrint, kur papulsi, kokio hebroj bus. Tai va, aš nežinau, kiek čia cool, ne tai, kad kitiem, kiek man pačiam atrodys cool iš 10 metų, matai, aš noriu, kad man atrodo. Tai po 10 metų seniau dabar gali naikinti senės, tai po 10 metų kur va, tai iš vis bus. Skauda Va. labai. Taip, va. Tai jo, bet tai ką tu ne vyras? Ne. Nu tai, ble, tada mažytė darykis. Bet aš tiesiog sakiau, tai kad dėl aš- Mesio, kad jeigu kažką paskui išprivartaus ar kažką, tai biškai bus lieva. Tai Nes, aš- pavyzdžiui, Magregoro fotkį Gerai. daug kas irgi turi. Aš turiu idėjų. Aš šalia, Jail for him. Aukas, ne, aš aukų vardus parašysiu. O tai čia geriau bus? Mesi Čia bus dar blogiau. 2-0-2 taurė ir tada juodų šriftų. Arba gali pist, pavyzdžiui, prekybos centro bokštus ir čia liktų ar... O tai padaryk. Arba... Tik sugalvoju. Geras. Šiaip neblo, arba dėl nuvo. Arba kaspinėlį gal kažkokį. Taip, nes visi... Kad vėžius ar... Amžinatės. Primėsi tiesiog. Aš nežinau.
jeigu Mesis išprivartautų... Nu, nebūtų išprivartautų, šiaip, kad jeigu Mesis kažką išprivartauja ir aš turiu Mesio tą tirkę, aš manau... Turi irgi išprivartauti. Jo, čia irgi, aš norėjau sakyti, vienintelis būdas man privartauti. Ir tada sėdi tą būdą. Čia Will Narka. Tik jis niekas nežino, mane žiauriai greit parišas, sėdėsiu kurva kalėjime kažkur. Ir jis, vienas advokatas turės išgauti tiesiog. Su baltu bilietu, aš kaip Mesis kurva. Aš ir privartavau. Tai jo, bet tau dabar taip pat darysim tau kaip ir jam. Taip. Nu, broli, lenkis. Seniai, bet vaidom, pavyzdžiui, kaip žvaigždės, ne, tarkim, pasodina jūs. Nežinau, kad Seimo narius nesodina į paprastą kalėjimą ir kažkoks kitas kalėjimas, ten policininkam Seimo nariam, kažkas tokio. Yra kažkas. O įdomu, kaip su žvaigždėm ir... Tai aš irgi įsivaizduoju, dar ką tu padaręs esi. Kaip Wall Street'o vilkas į savo kalėjimą. Jo, tai, bet nėra, kad Eskobarai ten jo kalėjimą. Ir Eskobarai ir per Wall Street'o vilką irgi teis namuose kažkaip buvo. Jo, tai priklauso, jeigu aš ten vilai, blėt, esu realiai, arba tiesiog didesniam bute negu dabar gyvenu. Kas nėra sunkus. Ir esu privilegijuota savo kambariui, kažkokiam, savo erdvėj. Sen, tai aš dar geriau gyvenčiau, negu dabar gyvenu. Ble, negyventum geriau, tikrai aš kaip pagalvoju. Ble, sen, knygų yra, kačelintis, tipo, tu ir taip nieko neveikia. Bet o kodėl mes diskutuojam, negeriau neprivartauti tiesiog ir turėti visą laisvę? Ne, seniau, privartavimas jau bus padarytas. Ne, tai tada kur sėdėt, kur var jau dabar padarytas. Jeigu Balfoodas būtų, jau rašo, kad ready to pick up. Jau mano privartavimas. Ir tu toks, ne, nakui, nebenoriu. Pats suvalgy. Necancelinsiu orderio. Nes dabar mes diskutuojam, ar geriau dėti Pravieniškis ar namuose. Tai namuose, kurva. Nes tada, jeigu aš atlikčiau bausmę savo kambarį, tai man zaibys būtų, tai jo, kurva, tai mums jo, senis, jau, man duotų pleistakai. Jo, tiesiog, bet trečią. 10 metų. Bet GTA 5 veža. Trečią, bet išeina 6. Man 10 metų namie pabūti ir valgyti. Ai, tu išprivartavimą, kad 10 metų duoda? Nu, namie gal. O tai sakyčiau, 5 kalėjime 10. Ir tokius tu galvoji, kad siūlo arba 10 namie, arba 5 kalėjime. Ką pasirinktum? 10 namie, seniai. A, ne? Jo. Tu? 5 kalėjime tikrai. Dėl. Nu, blė, tai 5 metai, seniai. Tai ta prasme daug, bet ir atmeta daug. Nu, tipo. O tu galvoji, kad tu po kalėjimo dar turėtum gyvenimą kažkokį? Tai aišku, turėčiau. Kokį tu dabar gyvenimą turi? Jo, prašyčiau. Nu, gal darbo. Ką tu darai? Darbo gal nebeturėčiau. Gerai, išprivartauju žmogų. Kolegę. Nu, tarkim. Ne, nu, kolega. Ne, tai čia nepateisiu, tavars menu, bet blė. Tu išprivartauji, tau duoda 15 metų, tu po 15 metų grįžęs, atsidėjęs 5 kalėjime, 10 namie. Ai, čia kitas pasiūlymas jau. Aš galvoju, kad tu arba 10 gauni, į darbo biržą stovi, arba 10 gauni namuose sėdėt, arba 5 kalėjime. Na gerai, 5 kalėjime. Suplečia 15 iš jūsų dėjų. Na gerai, 15. Ne, nu tai bandyčiau vėl grįžti į visuomenę. Vėl pist. Ne. Jau būtų Bibi nukirpę, man atrodo, jau Bibi nukirpę. Nežinau. Aš sublėt, aš manau, kad jeigu atsisėšiu į kalėjimą, čia mano endgame'as būtų. Taip, bet man atrodo, jeigu tu nesėstum į kalėjimą, o tiesiog žiniasklaida paskelbtų, kad tu išprievartavai, irgi endgame'as būtų. Nors ne visiems endgame'as buvo. Ne visiems, žiūrėk, yra kas. Ką čia žaidžia? Profesionaliai. Ai, užtruko biški. Ne, iškart pagalvoju, bet tiesiog... Iš karto. Nu tai va, ką apie ką kalbam. Tai va, tai nesidary. Tai apie mes jau tu. Ja, labai nukrypom kažkaip natūraliai. Mes labai nukrypstam šiandien. Ne, bet tai jau mes įprastai. Bet šiaip apie sportą, Kristoforas per praeitą podcastą minėjo, kad kažką norėtų su jumis vasaros, su tavimi ir Nedu, man atrodo, eiti nuo Smiltynės iki Nidos, kažkas tokio. Kad nenorėtų jūs planavę. Mes ir eisim, ne vasarą, balandžio 18. Ai, tai neužilgo. Bet klausimas dėl tavo kojų. Yra legenda. Šifruojasi kitaip, aš galiu tą pasakyti, kaip klausimas tiksliai šifruojasi. O tiksliai šifruojasi, ten raidės yra kažkokios užkoduotas. Kas ten kurva pas tave su tom kojom, blėt? Geriau buvo, kad perskaitai. Aš geriau jaučiuosi. Ne, turim tai kažkaip, tu seniau futbolą lošdavai nemažai, ne? Jo, tada senelis avarijoje mirė ir sakiau, nebežaisiu. O tai senelis futbolikas buvo? Ne, snaiperis. Ne, what the fuck, kodėl snaiperis? O kodėl mirė, gal paklaus geriau. Okay. Tai žaidžiau futbolą, bet su kojom, blėt. Su kojom žaidai normalu? Nu, jo, su kojom dažniausiai žaidžiau. Ne, su dviračiais dar. Jo. Mums tam toj mokykloje kartais ir tikrą kamuolį duodavo. Kažės, bet jis biškiai įsileidusi, nes mes tai tokį žaiddavom. Nu, bet ne mokykloje. Tai mes patys nepripūsti balionai, žinai, būdavom. Tai mes suvalkėti jungia. Ne, jo, žaisdavau fulę ir man kažkurio momentu prasidėjo traumas, blembačkai. Aš vis mažiau, nežinai, kas yra. Pradėjau
pradėjau rūpėti panelį, žinai, tie hormonai kilt pradeda ir ten... Čia 19. Jo, 19, 20 ir jau būna tas, kad laiko, tu ten... Kas yra? Kad mes, sakau, 19, 20, nu, tipo, kaip bairį, nes anksčiau panas... Visiškai, ne, jūs, na, visiškai sėdė. Ne, nu man 19, man ir prieš tai rūpėjo panas. Tai jums, blėt, panas 19? Ne, rūpėjo anksčiau, bet ta prasme, tuo metu... Aš į lengvąją atletiką jau lankyt. 14 paną, kad susirašius radau ir pisau fugą iš tos laisvos atletikos. Ne, ilgai prabaisi tą paną, ilgai baisi paną. Bet su pan, blėt, nu tu 15-16 man nesipisi iš tom panu. Nu, gal tu pisi, aš tai nesipisi. Labą dieną pasakė. Aš nesipisdavau su 15 metų, 16 metų. Ne kaip tu. Nu, bet tai man pačiam tiek pat buvo. Nu, bet aš 15, mes šakiuose 15 metų. Nes čia dabar buvo tas, kur žinai prikolinam, bet toks, blėt, kur... Įsivaizdavimą turi. Nu, kada pirmą kartą rankas papą paimėt? Nuoga. Mes nuoga, tai gal ir 15 paėmiau, bet ta prasme, bet aš kai ten apie seksus, tai aš ne... Vajezu, nu, aš ir bijojau pradžioje. Nu, jo, gal bijau, kad... Dabar ir bijau, rankos repo, kur... Nu, sorry, tu nesilaižęs kažką. Tai va, tai, o kai prasidėjo ten, gal, žinai, labiau seksualinis. 19 kažkoks. Tai tada mažiau rūpėjo tas futbolas, kai žaidė futbolą, bet ten treniruotės, apšilimai mažiau pradėjau rūpėti ir aš įsivaizduoju, nu pradėjau lūžti tiesiog, nes vis tiek dar buvo augantis organizmas, viskas ten tiek augantis. Bet čia gal genų darbiški yra tokių? Ne, genai visi jau buvo pradėję žyst. Ne, nu, bet kad, tipo, žinai, nes yra, pavyzdžiui, aš, jeigu ne šitą koją, tai aš irgi, nu, tipo, judrus vaikas, tai iš vis hiperaktyvus, bet aš niekad gyvenime nieko nebuvau suslaužęs, žinai, tai čia gal yra kiek ne, kad neapšylė, žinai, bet kiek gali būti, kad, nu, tipo, trapesnį kaulą. Gali būti, nes pas mane ir vaikystė, blėt, būdavo, kai ir apšilinėdavau visų. Tai man tiesiog su traumam, nes jis kažkoks, aš tos technikos turėdavau, bet aš tiek fulės aikštėje, tiek šiaip gyvenime aš labai goofy toks esu, atgrumnagis, toks, blėt, man krenta, daiktai, dalykai. Tai turbūt ir kaulai mano tokie. Žinai, O tai dabar yra kažkas su kojom? Dabar normaliai tu viskas? Kas? Su kojom. Su kojom? Jo. Su kojom, taip. Normaliai, gali ilgą atstumą. Normaliai tas? Ne, nes Kristis... Tiesiog kalbėjom su Kriščiu, kad Kristis sako... Čia daun lygiai lenda po truputį. Su kojom gerai. Su kojom, kad tipo jūs eisit, žinai, tik sako, kaip įdomu tau seksi, žinai, nes tu turi problemų su mane vyrai. Supratau, nu tai, nes čia kažkaip labai įsigilino, bet savo kojas, kur toks. Ne, nežinau, eisiu, tai nueisiu. Aš tai manau, kad čia neadekvatus atstumas nuo Smiltynės iki pat Nidos. Aš siūliau nuo Juodkrantės iki Nidos eit, kas gaunas tramkilų, man atrodo. Kur aš autobusą važiavau, man atrodo. Jo. Nes galvoju, Juodkrantė nuo Smiltynės, karočią persikelt su keltu, nuo Smiltynės, čia pizda šiaip kvestas, bet nuo Smiltynės su mašina iki Juodkrantės nuvažiuot, tada pėdint nuo Juodkrantės iki Nidos. Pabūt ir atgal. Tada vakare sautiko nuvažiuoti iki Juodkrantės ir Juodkrantė pasilikus mašiną, iš Juodkrantės atgal į Smiltynę ir į Klaipėdą grįžti. Pizdaną. Ne, bet tipo, nes šiam kilu eit 10 valandų. Čia 10 valandų vien tik įėjimo, po to nespėtumėm, sakė Kristis, į autobusą. Bet tai jūs per vieną dieną norite eit? Nu. Blet, čia daug. Čia pasiruošimo beliko. Tai va. Nes aš vaikščiau, pavyzdžiui, Juodkrantės galvoju iki Nidos, tai pochit, antram kilu, nu būna. Nu irgi nelengva, kai nepasiruošęs, žinai. Bet nu būna suvaikštai, blet, mieste, nuvarai. Nu bet jo, bet čia, žinai, mieste tai tu savo malnumai vaikštai kokiam prekybos. Bet žinai, čia, kad tu beria dangais, tai net mušto kelių. Čia iš Bartuševičius šitą atkalęs, ne? Ne, Kristus sakė. A, ne? Aš tai iš Bartuševičius tą sužinau, kad turėjo eiti, tipo, nes jis ir pats, kai pradėjo eiti aplink Lietuvą, nežinau, tai sakė, turėjo eiti berėt anga, kad net muštų, nu, tipo, kad kojų net mušai. Gerai. Tai šiaip pablečia, bet ir 3 kilų šitą hoje yra. Bet tai jūs dar atmink su kuprinė, vis tiek būsit kažkuo, ar ne? Ne, tai įsimėsiu gal gaivus. Kažką vis tiek. Vandens 8 litrus tiesiog. Alo. Kur nereikia. Alaus. Sen, 3 alus į ratą ir aš galiu, blėt, į kitą pusę. O kažkas paprikolina ir dviračių ratą. Kur? Arba mašinas lėtnyką. Skardinį ratą 15 kilų neša tiesiog. Amazing. Nuostabu. Apie ką kalbėjom, palauk. Koks skirtumas? Tęsim toliau nuo Biblijos. Aš žmonių, kad taip nenuolankiai galbūt šnekame, bet turite suprasti, aš po... Nenuosekliai noriu pasakyti. Apie kojas, apie... Aš po gal... Nu ir taip, ir nenuolankiai, ir nenuosekliai. Nes aš po galvos traumos Liudva atgėrė savaitgalį, o Benediktui šiaip trūksta.
Tai Jo, Benediktas toks kaip visada. Jo, aš nieko nesiskiriu. Benediktas yra dabar šarpas fuck. Jo, aš čia dabar šarpės. Aštriausias. Jo, kiek galiu būti. Tai čia, žinokit, daugiau Nerašykite, kad šaipomės iš Benedikto, mes niekada iš jo nesame. Labai šaipas, bet ne, rašykit, pakelkite engagement. Kuo daugiau komentarų rašo, to geriau. Tu, Drangėlą, tu turi labiau pisti jam. Atsikirtinėti. Ne, galva. Tai išeinu. Dabar kai koja sutrupita. Jūs negalvojat, kokių dramų padaryti, blėt, kad... Nes jeigu jūs susimuštumėt, čia vidury podcast'ų žiauriai pakeltų reitingus. Jam abejoju, nes čia nėra arba žinai, ką daryti. Nes mes tiesiog išeitumėm iš kadro. Ne, tai čia pyzinkit. Taip, bet čia nebus vietos. Tada reiks taip. Čia bus kaip tos, kur mašinoj pyzinasi du, kur sudiržai. Matėte, ten MMA ar kas. Arba žinai, ką darykit, karočią. Aš vieną idėją norėjau. Pasimt svečią, žiauriai nugirit ir klausinėti tada visokių dalykų. Nu vis tiek kažkada įsilies kažką. Blia, įdomu būtų. Bet tai mes laivis sėdžiam toks jau vienas laktas. Ne, tai vienas turėtų irgi lakti. Bent jau. O ką čia? Ir tada net nesvečias Huawei pasakoja, atsiveria, o... Tada sėdžiu. O ką tokio reikėtų pakalbinti, kad atsvertų, kad labai... Seniai, tai bet ką įdomu. Seniai, žvagulį. Žvagulis, tai jau kitokios paskalbėjimuose. Tai seniai kiekis dar nepasisakęs, aš įsivaizduoju. Seniai, pysim, pradėsim, kai ne komikus kviest, bandysim viską, na. O ką? Pasikviesim. Stano, na, kviesim. Rudoką kviesim. Žvagulį. Stano ir prigirdykit ir prašykit, kad delfinų garsus. Jiem nėra naudos čia tvaryti, dėl ko tvaryti. Nu tai nemanau, kad čia daugam, kas ataro daug naudos. Tai draugai, bet draugai tai ateina, nes draugai. Ne, kodėl, ne visi draugai. Mes tiesiog, mes padarysim private visus įrašus, apsimesim, kad žiauriai garsus esam ir sakysim, ateikite, jei norit. Toks, kur irgi nėra, kad mes labai stengsim, žinai. Jeigu norit, ateikite, tarp kitko. Tai nevarydin. Bet būtų gerai bent 1000 subscriberių turėti, labai prašau pasubscribinkit kanalą. Ir komentuokit, ir kad mane daugina viską, ir komentuokit. Ne, bet čia rimtai pasikvieskit svečią ir gerkit su juo ir daugiau. Ir aš nuogas. Jūsų labai nemėgskite žmonės, bet, ta prasme, žymų žmonės, bet jūs būsit žiūrimi. Nes va mes taip ir norim išgarsėti. O koks skirtumas, ką? Koks skirtumas, ką apie tai, pavyzdžiui, galvotų, nežinau. Stano. Tas pats Stano arba Zvonko. Ne, čia net tame esmė, kad skirtumas, bet aš kitą podcast'ą nuogas sėdėsiu. Viskas. Gerai, tai dar mažiau peržiūrų. Jo, ir manęs irgi nebebus tada jau. Tiesiog bus 2 valandos, kur sėdžiu. Ir scrollinu. Kur bičia. Ir scrollinu 2 valandas. Kaip atrodo, kliudo nuogas pasikvėjai, sveiki visi. Ir po 10 minučių. O tu tikrai nevėluoji. Tikrai nebus. Supratau. Po to dar 10 boinkai. Jau pamiršęs tas kameras. Ir pats montuoju paskui. Ble, ten, kur savo ant žabtų baigiau tą ištrinti. Kur toks šauni ir končius ieškai paskui, nes ne tavo patalpa. Ir tiesiog atsisakyti 1:30 ir matai vaikšto, kur neaišku, ar ant grybo, ar kas, bet toks. Ir palėti, atsiusk į kamerą. Ne mano. Ir žiūri, kam perensas dročina. Ahujienas ten. Arba tiesiog, kur mes sėdi nuogas, nieko nešnekė, va taip, ir ateina ir liputas atsėda tiesiog. Kaip sekas. Jie tiesiog bazarint pradė. Kaip Erik Andrės šou. Blet, jau darykit Erik Andrės šou, maldau, pasikvieskit kokį svečią ir jūs kalbat su juo, kalbėkit, bet vis po vieną detalę rūbą nusiimat. Taip, iki kol, gerai, nuogai nesirenkit, bet iki antraus ir žiūrėkit, bet tu nedresinit. Jo, tiesiog bendrai normaliai. Jo, ten Virginijus Sinkevičių pasikvieti, žinai, kur europarlamentarą. Ir tai kaip jums Belgijoje sekasi. Žiūrų. Blet, prikolas. Nes dabar iš Bigzy pasikvieti ginčys dėl skiepų ir nusirenginiai. Nes dabar iš tavo. Jo, bybis nulykintas buvo kažkur. Jo, taip pat jaučiu pasipasinti. Bet dabar susiečiais normaliai bendraujam, bet galim pradėti nuo kokio nors tiesiog random, belenkokius dalykus daryti. Tiesiog. Nes jie nesitikės. Nesitikės visiškai. Į galvą. Labai netikėta buvo. O kaip sekėsi podcast'e, netikėtas. Nežinau, bet bunkė konsų nedaryšys. Lyva, kuo pakinti tiesiog, blet. O jūs girdėjau dabar truputėlį čia žengėte vėl didžiosios ekranus. Nu kaip vėl, tai čia jūs turit savo tinklalaidę Bazaras. Vis dar turi taip ir turėsit ilgą laiką. Ir dabar su... Jeigu nenugriaus. Ir su gerbiamuoju didžiuoju mūsų draugu Justinu Visicku kažką tai čia sukata, ne?
Ai, jo. Kur toks kurva? A, jo, tiksliai. Ai, jo, dėkui. O taip į projektą žiūri. Dėkui, kad priminė. Jo, va taip, reiks kaip tik pradėti. Jo. Kiek čia yra dabar valandų? Paskambinio, tai mes darome. Ne, turim, darysim vieną. Aš žinau, kad bus labai nišinis, bet... O jūs nefilmavo dar? Vis filmavom jau. A, tai... Justinas labai norėjo, man irgi fainų visai buvo. Darėm apie siaubo filmus, apie siaubo filmų žanrą kalbėsim, analizuosim siaubo filmus, važiuosim po visokias apleistas vietas, kur galimai vaidenasi, nežinau, gal sukursim kažkokią grupę, kur filmus visi kartu siaubo eisim žiūrėti, kažkokį mini kultą Lietuvai, kas, sakau, vėlgi pasikartosiu, žinau, kad ne aš daug peržiūriu, bet gal... tą gerbėjų ratą sustiprinti, žinai. Nes dažniausiai mažos bendruotės kažkokios jūs labai stiprus būna. Aisis. Bendruotės? Bendruomenės. Nu, bendruotės. Ir bendruotės žodis yra? Ne, pirmą ką girdžiu. Bet tu baigęs kažką ten. Filologiją lietuvių. Kažką man pilu. Kažkada buvau baigęs. Tai va. O kur dabar baigęs lietuvių mokytis, tai kažką man pilu esu baigęs. Bet... Kitas dabar, šašlykas. Suanausinė, šašlykas. Senė, aš esu, blėt, pasisirgi būdavo tie žodžių diktantai, ne? Ir kur tu neši lapelį savo padėti ir tu galvoji, ar aš kur, ar čia kažko taisyklė, ar čia tarp daunų sėdžiu, kur buvo žodis, karočią, žodžių diktantas, šašlykas, su trumpai, blėt, šašlykas. Ir aš, blėt, nu kurva. Nu, bet man ir dabar taip žodžiais būna, aišku, bet aš dėl to, kad kitoks. Bet aš, pavyzdžiui, irgi ten rašai kokį, tarkim, ten sąskrydis, pavyzdžiui, žodį. Nežinau, kur man reikėjo įrašyti, bet kažkur bibižno reikėjo. Ir aš tada rašau Google, nes aš nežinau, bet tai žmonės, daug kas tai daro. Sa visada bus nosinė pradžiai, nes sangražinis karas. Na gerai, šaltiena, pavyzdžiui. Tai Nu, bet tai... Tai gerai. Sa bus visada su nosinė, gerai, o erelis. Jo. Sasotis. Ne, bet tai, o taip pat... Įmonės sas. O tu baigęs mokslus, esi, ne? Taip. O gali papasakoti ką? Ne taip kaip baigęs. Ne taip kaip. No. O tai ką tu baigęs, kokį turi? Lietuvių filologiją ir reklamą. Ai, nu tai va, bendruotė yra toks žodis. Panaudoji kažkur gyvenime? Gal nėra. Kur aš naudoju, tai ant aprašymų dabar, pavyzdžiui, kur turuojam su nedu tai aprašymus, aš rašau, kur bazar. Kur JGBT, sakiau, yra, bet... Ne, aš pats vis tiek rašau. Kur svečiam, pavyzdžiui, kiekvieną svetį apibūdint kažkaip, tai aš irgi pats rašau. Kažkaip JGBT, man atrodo, kad aš kaip pradedu pusirašyti pats. Man patinka, kai paskaitai lietuvių ir dabar, kur sakai žodžius ir aš klausau ir teisingai, ir žiūrėk, kai kurie neteisingai. Svetį, pavyzdžiui. Nu, tai taip. Svečia. Svetį. Tai čia... Ne, irgi nekorektiškas. Nekorektiškas, bet man žinai, nes tu dabar baigęs lietuvių filologiją ir aš klausau, nu ne dėl to, kad prigaunai, bet šiaip juokinga. Ir girdėjau antrą žodį per 2 minutės, kur aš šulės nebaigęs, to, kur neegzistuoja. Svetį tu gali sakyti. Svetys. Aš įsivaizduoju. Nu, pahui čia. Sakykim, kad negali. Čia mano. Sakykim. Nu, aš neskirsiu man, kur filologiją baigė. Ne, gali būt, gali nebūt, žinai. O kiek metų filologiją reikėjo studijuoti? 4. Bledochoje. Tai universitetas? Nu, tai bakalauras. Gerai, sorry, ką tu baigė. Tai va, tai žodžiu, tai tą svetį, visada kai kvieti, aš noriu prašyti, nes aš noriu prašyti pats, aš žinau, kad į ChatGPT būtų galima dėti, bet aš aprašau tas, nes man tada motivacija kyla apie mokytis kažkokių dalykų, ką paklausinėti ir taip toliau, ir aš tada iškart bėgu žiūrėti. Nu, kad jo, parašytum apibūdinti. Tai va, tai aš parašiau tus aprašymus ir buvo Davidas Aliūnas Tvarius, sako, kas jums aprašymus rašo, tai labai gražiai aprašyta apie mane ten viskas. Fine. O kas yra Davidas Aliūnas? Iš 8 kambario. Korsalis. Ai, okay. Kažkaip su pavardė niekad, nes žinau, kad Davidas su pavardė nesusi... O tai grįžtant tada prie bazaro, mes norėjome paklausti tavęs kartu su Davidu. Nekviesim jūsų dar. Ne to. Pakviesim kažkada tikrai. Nekvies. Nejuokaudamas, aš sakau, kad... Nekvies. Gerai, nesvarbu. Šitą, nes Nedas sakė, kad sunkiausias svečias buvo Agnė Kulitaitė. Ar tu pritartum tam? Ble, tu kaip netai paklausai, gal tu nežiūrėsi, nedaryk. Bet žiūrės būsi, nes tu mėgsti klausyti labai YouTube žiūrėti. Tai galėjom tiesiog klausti, koks sunkiausias svečias. Tada būtų tai ne, tai ir pritari, ne?
Tai įdomu. Mes lyg su Nedu taip, žinai, aš manau, kad net jeigu nebūčiau klausęs, ką Nedas arba nebūtum tu paminėjęs, ką Nedas pasakė, aš manau, kad mes pakankamai šnekame su Nedu ir pakankamai adekvačiai. Man jo, su Kulitaitė, ta prasme, gal ten buvo tiesiog fun to watch, nes aš antroji daly, aš tiesiog bibidėjau, pradėjau įsipisinėti. Nesąmonė, tipo, daryti, žvengti šios. Žmonės juokinga, ten jiems buvo viskas ok, bet gal pati pokalbio kokybė, tipo, buvo to, kur 3 dalbajobai reikia viens per kitą, žinai, tipo. Toks atrodo, kur kartais komentarai incoming. Kartais to reikia, kartais tai zaibys yra, bet jeigu mes kalbinam žmogų ir žmogus pats nenori būti kalbinamas, tai čia jau kitas. Tada atsiranda jo. Jo, tiesiog. Man nežinau, bet būna tam tikrų epizodų, kur galbūt ne dėl to svečio sunku. Man tiesiog sunku, nes aš, pavyzdžiui, esu labai dienos žmogus. Aš vieną dieną galiu trykšti didžiausią nuotiką, kitą dieną aš nekalbėti vapšė. Yeah. Tai mane šitas užpis, aš bandau šitvarkyti, bet aš pats nuo nuotikos priklausantis toks. Man su brūžu, pavyzdžiui, jovai buvo, bet man pačiam, aš nežinau, tipo, pats žmogus, pats svečias kaip ir geras, bet aš klausiu ir aš iš tų nėra ten mano kažkokie klausimai protingi labai, žinai, ir kažkokie gudrus ten geri, bet, blėt, kiekvieną klausimą, ką paklausiu, aš negavau atsakymą, nes tipo, tu gauni visada kažkokius, blėt, neaiškius, miglotus atsakymus. Overall aplinkui, tipo, karai. Jo, kur... Bet ne dėl to, kad nori žmogus natūros gal tokios. Paimi abi pusės ir tu toks, žinai, pasakai tam, kad nes nenori sudegti, bet kur net nėra kur čia degintis, tu vis tiek nenori sudegti, žinai. Tai gal aš taip jaučiausi, bet čia vėlgi, gal aš per daug nepasidomėjau apie tą žmogų. Tai va čia šitas gali. O su kuo buvo fainiausias pokalbis, tau pačiam smagiausias? Man pačiam smagiausia buvo... Kai Bartuševičius ir Katleris buvo pas mus, aš tiesiog sėdžiu, žinai, man atrodo, nereikia dirbti, aš iš VIP vietų žiūrit. Bet jie palauk, atskirai buvo? Taip, atskirai, bet toks go little rockstar. Aš pasėdėsiu, aš pasijuoksiu, žinai, iš geriausių vietų. Blėjau su Katleriu, ten dabar man vis tik tokia išmeta, kur tas iškarpas, kad Maybachą, kur parduoja, kur ką reikėtų, kur netas ten klausė, ką siūst reikėtų, ar tu ten klausai, tipo, jeigu ateiviai skristų, ką pirmas siūstumėm, tai ir kad Maybachas, ko čia dar, blė. Žali žmogeliukai. Tai va, tai kas dar, su Gedriuku Savicku man labai buvo fainas. Blet, su Gedriuku tai visiems visur fainai. Su Tiškevičiu man buvo labai fainas epizodas, labai charizmatiškas, juokingas bičias. Su Merūnu, man šiaip, su komikai, žinai, galima vardinti, Katleris su Bartuševičium tiesiog mano mėgstamiausi komikai ir aš turbūt dėl to taip romantizuoju ir idealizuoju juos. Bet šiaip smagiausi bazarį, nes komikais būna, nes pajausit ir jūs jebra komiką kalbin, tu vis tiek kalbin tokį kolegą, draugelį pusiau ir tipo lengva, bet pabosta kažkuriuo momentu, tipo, vien tik komikus kalbin. Ne, tai čia tas yra dalykas, kad... Pavyzdžiui, būna žmonių, kur Merūnas koks, aš nebūčiau gyvenimą pagos, koks fainas, blėt, maladėts ir juokingas bičias, tai yra ten... Tai jis liejasi labai į komikų pasaulį, ne tai, kad jis ten nenorėtų ar norėtų, bet tiesiog gaunasi, kad sutinka daug kur dalyvauti ir labai faina, kad, žinai, tokių vis daugiau žmonių atsiranda. Aš ten, nežinau, Iglį kokią, kur, blėt, nelabai kažkur būna, ištraukiam iš niekur atrodo ir labai fainai su pačiam man, tipo, gal nebuvo super ten Max juokingas epizodas, bet aš manyčiau, kad labai įdomus su nuoširdžia pašnekovė, žinai, kažkokią nuomonę. Dabar kaip tik žiūri tą LT karaoke, čia nauja laida prasidėjus tokia, tai pradėjau žiūrėti teliką dėl tos, tai dabar pasirodo, ten yra, žinai, miestais, pavyzdžiui, buvo Žemaitija, tai Kučinskas sėdėjo, kur miestas yra. Nu, ta prasme, ne miestai skirtingi, o regionai, tai ačiū, kad pataisai nesijuokdamas, labai super. Tai Kučinskas, pavyzdžiui, buvo, negalvojau, kad bičias... Nyda, nahui, drankėlą esi. Negalvojau. Kaip žiūrikis, nahui, sėdį. Nes miestai yra, ne? Ne miestas. Šiaip... Nu, tai gerai, vis pirmą istoriją pasakau. Drangėlą. Ne, tai viskas čia tvarkoji. Drangėlą tiesiog per 1,5 valandos dar neįėjo į tą, kad aš šiandien nepagaunu zairių, nes aš susikoncentravau. Prigaudinėjom. Po pirmų 2 prigaudimus, kai aš nežvengiu, tu turėsi supras, kad aš ne tokia diena šiandien ir jis toliau pisa. Bet tai mokesčių nemokė. Ir žvengia. Kurva. Moka mokesčius visus iki vieno. Tik valstybė gražino. Taip teisingai moka, valstybė gražino šaibą. Tai Kučinskas buvo. Ir dabar... Ir dabar, karačia, kur Suvalkija vakar žiūrėjom, Suvalkija buvo, tai pasirodo keičiasi ir vedėjai. Vedė iš Power Hit Radio tie abudu. Laura ir...
Jo, karaliūtė. Ai, karalienė. Ne, nu jo, Elena karalienė. Ir jo, Elena. Ir irgi buvo šituose, kur teisėjose. Tai irgi labai faina. Gerai, kiek turėtų dar žmonių mirt arba dingt, kad tu būt tarp tų žymių svalkiečių? Čia taip dėlioji, tai aš kurva nesai žymių laikau niekokių. Ne, bet maždaug įsivaizduokim, nes nėra daug žymių svalkiečių. 40. Jo, bet tai yra aš tarp jų nesu. 43. Čia tas pats kaip, blėt, nu, tipo, random žmogus gaitys kiek šansų, kad pakvies. Ne, tai tu stand-upinį vis tiek. Tai jo, bet čia, blėt, čia. Aš dabar į tą mano idėją, jau tarp kitko gavau skambutį, kad jau galiu atvykti, matuotis rūbus ir viską, jau aš paimta 100%. A, ne? Tai jo, nu, bet atsisakiau. Atsisakei visgi? Jo, atsisakau. Pana už Gruzino? Ne, darbą turiu. Ne, kur varai ten paima tai? Bilietėlį nusipirkti, gal. Raustasi tik nepaėmėt. Jo, raustas, nes tu dėl mano kaltės. Tai ką norėjau sakyti? Blet, pamiršau dabar išmušyti kur. Apie Iglę kalbėjai kažką. Kur podcast'į sėdim, kur vis turi šnekėti kažką, išmušyti kur. Galit bent valandą nešnekėti. Gal galit valandą leis man susikoncentruoti. Tai Iglė atrodo labai fainas žmogus. Gal kažkada teks susipažinti. O ką norėtum labiausiai pakalbinti dar, ko nesat kalbinę? Ai, nežinau. Ai, man tai pohui, ką čia žvaigždės visi. Dabar neturi bucket listo ar ten, kur, blema, žiūrėjau. Mes turim tai, žinai, užsirašę preliminarius, ką įmanoma arba ką norėtum. Man nėra nei vieno žmogaus, kad labai jau kažką norėčiau pakalbinti. Nes aš jeigu labai norėčiau pakalbinti, nu, tai man, žinau, kad tą dieną būtų stresas, blėt, blogiausias renginys, žinai, ir visa kita. Tai gal... Aš nežiūriu į tą, ką labiausiai norėčiau pakalbinti, bet aš žiūriu iš tos pusės labiau, su ko fainiau, aš įsivaizduoju, kad faina būtų. Tai va tie svečiai, kurie buvo dabar, aš įsivaizduoju, kad visai faina. Aišku, kartais gamblinam, kartais būna vieno svečio, tai Nedas labiau nori, kita aš labiau noriu. Tai pažaidžiam taip, kur Nedas gal blėt, aš gal nelabai, bet tas ko davai. O yra buvo tokių svečių, kur nesutartumėt, kad jau borderline, tipo, davai neįmanoma. Su Maybach tai buvo. Bet Maybach'o ir nepaėmė. Ne. Bet tu nenorėjai? Ne. Bet dabar kaip... Nu, bet seniai, kaip vėl tie patys buvo, kad Stonkus nenorėjo, vis tiek paėmėte anksčiau vėliau. Ir pas jūs gali tai būti. Dabar Nedas nenorėjo. Tai dabar, jo, tiksliai, pamiršau prieš istoriją, dabar jau nemanau, kad daug kas labai. Bet šiaip nebuvo, kad... Gerai, o tai, pavyzdžiui, kaip kitokius pasikalbėjimus buvo, bus taip, kad paimsit kažką, kas vestų ir kad jūs pakalbintų. Aš turėjau tokią idėją, siūliau Zymai. Zyma sakė, kad pagalvosim, bet dabar jau taip metus galvojam. Nes aš norėjau padaryti... Darbai. Nes aš norėjau padaryti metų, ar neatsimenu, ar metų, ar 2 metų progą, kai buvo bazaras, kad tipo mus pakalbintų. Ir jūsų metai buvo 2 metai gruodžio 11. Gruodžio 1. Gruodžio 1 tiksliai padarėt? Saimėlio Jokūbų. Tai va, 2-2 gruodžio 1, man atrodo. Tai va, bet nesigautim, nežinau, gal ateityje gausis, turim visokių dabar tų planų su bazaru, kiek važiuojam, pasišnekam su Nedu, čia tikrai nepasakosiu, bet turėsim ir įdomių svečių tikrai, kur ne kiekvieną dieną pamatysi ir ne visur, jau dabar balandžio ten esam susidėję, gegužės, birželio biškis susidėję. Aš jau irgi žinau visus, nes į tą patį kalendorių rašo. Tai bus įdomių svečių, bus jau buvusių svečių, Demiko bus atvarys kitą savaitę pas mus. Bet ir tokių didesnių renginių planuojam, dar nesakysiu kokių, bet planuosi yra. Soulfestą pradėsit? Jo, būtent atspėjau. Padarys. Nes daug kas labai daro Soulfestus. Tai... Festus, o kas daro? Kas daro Festus? Nu, pasakyk. Taip pasakyk. Pasakyk. Ne, tai pasakyk. Ne, tai sakyk, viskas. Tai ko tu nesakai? Sakyk. Viskas, 3-2-1 ir sakai. Sakyk, Liudai. 3-2-1. Ką žiūri? Ar tėvas neteina žiūri? Ne, ar tau tėvas? Nebeteisiu. Neteisiu. Mano nežiūrėk. O tu patyliai. O tu kalbėk. Kalbėk, berniuk. Kas daro festivalis? Jau pamiršai klausimą. Pravalturas daro. Kas daro? Ne, man dabar turiu svarbesnių minčių negu su bendraujant. Toj palauk. Tėvas mirė, atrodo, vidury podcast'ą. Bet jis prisiminė, kad mirė. Iš tikrųjų, mirė užvakar, bet šiandien susipairino bičias vidury. Svarbesnių reikalų turim. Pravalturas daro, Bartuševičius dabar daro. Ai, varysit į komedijų festą? Niekas nekviečia, nevarysiu. Ok, supratau.
Mane kviečia. Ne, bet būna open mic'ai ten vyksta taip toliau. Taip pakvies dar, buvai praeitais metais? Tai jaučiu ir aš tai nenorėjau varyti, tai nelaikinau, nes turėjau, net toli, blėt, vyksta, ahujen. O šiais metais varytume, jeigu būtų? Tai aš manau, kad vėl ten bus, kad palaikinti, open mic'ai bus ir toliau, tai nežinau, žiūrėsite. Jūs mane jūs kvietėt praeitais metais, kad varyti, bet aš kažkaip, blėt, kai ten nekviečia, žinai, ten mokėt kuro 9 eurų, tu sakai, koks ten skirtumas, tik pažįstami visi, tai tu prasivesim ten ką, bet tiesiog kažkaip nenorėjau, bet tas yra, kur svetimų žmonių taupimas, žinai. Nu čia aišku, gal labiau savo pinigų taupimas, nes nenorėjau tiesiog 9 eurų mokėti, o šiais metais, nežinau, jeigu bus laisvos datos ir nieko neturėsiu, jeigu nieko nedarysiu, tai tada kažkur varysiu, gal neįraustus, bet jau open mic'ą galvoju užlipčiau visai gal. Nu žiūrėsiu, tipo, bet praeitas ten nebuvo labai stiprus, ne, kiek žinau. Nežinau, aš neklausiau. Ne, ta prasme, o renginys apskritai stiprus. Renginys, nežinau, aš vieną dieną tik buvau, nebuvo ten maksų per daug žmonių, bet žinai, nu, tipo, Roma per dieną nepasistatė ir dabar jį vis dar statosi, tai aš manau, kad čia daug yra vietos improvementui kažkokiam. Nes komandiruoti irgi pirmais metais nebuvo ten žiauriai bigo, dabar išaugo į labai didelį dalyką. Jo, tai aš neskau, kad į kas norėjau, bet tiesiog, žinai, tipo, kad, kaip pasakiau. Bet šiaip norėčiau kažkurį festą dar, šiaip taip ne apie komediją kalbant, o gali tą patį pravalturą lėksiu. Esate festuose šį buvo? Esu aš pravalturę, granatose, nes bitį nemokamai duoda, bet jau granatos nebevyks, kiek įsiaiškinau. Tai esu buvęs. O kaip to festai atrodo, nes tu jeigu... Bagotiškai mano festai atrodo, kur palapinė nemėgiau pisinamo, nakties ir atvažiuoju kitą dieną tiesiog. Nes Kaune, jeigu vyksta, tipo, prie Kauno. Tai tas, kur tu negerė, ne? Ne, sen, what the fuck. Tai tu pripisi, važiuoji namo tada, grįžti. Nu tai aš nesu visų pirma tiek buvęs festuose, čia nuo kito galo pradėjau, bet granatus jau kai buvau, tai taip buvo, 2 metus iš eilės. Nes Kaune vyksta... Tai tu prigeri, karočią? Prigeri, pabūnu, patūsinu, kokią pirmą nakties pasėdu pas paną į mašiną ir važiuoju namo. Įsimėgu ir atvažiuoju ant rytojus ir ant rytojus jau negeriu. Tu pirmą valandą... Paną į mašiną atsisėdu, tai mane parveža. Nes mano pana negeria, tai aš vis laik turiu vairuotoją. Bet, blėt, pirmą valandą feste pats gazas prasideda. Nu tai žiūrėjau, nuo kiek tu geri? Pohai, nu kada tu geri? Ne, nu tai būna gerų grupių nuo 7, pavyzdžiui. Nu tai seniai, tu jau nuo 7 noksti, nu tai to iki 1 nakties. Nu aš dabar, pavyzdžiui, kur geriau, tarkim, tai aš šiaip, mes pradėjom šeštadienį 6 vakaro, pabaigėm sekmanį 7 ryto. Ne, čia tai žoskas. Taip, pabuvau ir nebuvau pavargęs visai, žinai, o feste, nu, tipo, tai iki 1, kokiu pusė 2 jau būni tiek pirmos. Aš tai nežinau, aš su festais turiu kitą, man užpizdavo, aš granatose 2 kartus buvau, mane užpizdavo, kitos pagrindinės grupės pasirodydavo, aš laukdavau po 12, kada diskanas, prasidėjo. Nes man tos grupės, blėt, matai, tu klausai laivų, plus ne jų koncertas, o čia toks komercinis. Nu, bet tai depends, pavyzdžiui, tas... Ir jie, tipo, jie ten nėra, kad performina visą širdim, ir nėra, kad performina ten labai... Nu, bet čia nesutikčiau, tikrai. Čia tu gal kalbėjai apie kokią audžį ten, žinai, ir ką, kur pisa ten, žinai. Nežinau, man visi vienodai. Nes, pavyzdžiui, FC baseball buvo, tai seniai, kaip savo konceptais, Danu, ta prasme, tikrai... Man nepatinka, man šiaip konceptai nepatinka. Tai gali... Man aš ir nekenčiu. Man kojytas pradeda skaudėti, aš, ble, mane užpisa. Bet festi kitaibiški, aš tai ten, kur iš vis atsipalaidavęs, aš, žinai, nesu iš tų, kur, oi, čia dabar nenusirinksiu, nes ten man negražu, man tai pocha, aš darausi, kad man patogu ir viską. Aš kartais, pavyzdžiui, važiuoju kažkur dieną, žinau, kad mes ten važiuosim ilgiau, būsim, aš 2 rūbus pasiimu, blėt, aš pasiimu kelnes ant vakaro, viską, žinai, aš nesu tas, kur sėdis šortais, paskui naktį kur varšalą, žinai, nu aš pagalvoju apie tokius dalykus. Tai aš pasidarau savo patogiai, nes, žinai, ten Žalgirio, nu ką ten patogiai pasidarysi, sėdi kur vadžiūri. O čia tai, žinai, tipo, festuose tai žmonių... Jo, ar šiaip, tipo, zaibys dėl to, nes bitė turėdavo atskirą, tipo, tą, kur kaip tribūna, žinai, ten ir po stogu, ten ir atsisės gali, tai atskiras baras yra taip toliau, tai toks biški irgi bagotiškas buvimas, žinai, o Praval feste tai buvo tai kaip visi lyčnai atvažiavau, čia pasistatėm palapinės, viską pripisom jau. Bet 1 dienos ir buvo, man atrodo, ne? Tada dar 2, čia kur su soliuku piso bičiu į galvą, tai mačiau gyvai šitą visą. Tai fainas labai buvo tikrai, visiems rekomenduoju, kas nebuvę, toksai kūro tikras, kad persino giminės balius. Visiškai ratu ten šoka visi kūro, taip toliau. DJ Talkis buvo, tai smagu buvo, tai šiais metais irgi norėčiau, bet važiavau su gera kompanija ir mūsų buvo gal ten 12, žinai. Tai fainas. Kai 12 žmonių yra, sunku prašyti. Rasi su kuo pabūti. Nes atsiras ir 3 naudos kokie, žinai, kur... Anksti miegot, blėt, norės arba dar kažką. Jo, bet tai feste viskas tvarkoja, kad tu gali pis miegot, žinai, kiti tūsina. Bet tarp 12 žmonių sunku neatrasti. Jo.
Tai, bet mes jau buvome, žinai, ten pažįstami iš anksčiau ir dabar viskas tai galvas tais pačiais ir varysim, nežinau. Tai šiaip smagu festus, o tu šiaip nedalyvis festų? Ne, visiškai. Bet šiaip nelabai gerintis, ne? Tai... Gerai, kas turėtų įvykti, kad tu išgertum, drungiai? Tai va buvo tavo šventė, taip sakant, didžioji, va to šitose patalpose, kaip tai, ten už sienos. O kur, man atrodo, ir Lidinavičius buvo kviestas. Buvo kviestas. Bet kažkodėl neatvyko, susirgai gal. Žinau. Aš tokį balsį. Jo, nes aš susirgau. Susirgai, tu matai, kaip nepasisekė. Labai pasisekė, čiulaukai. Ne, labai Tu smagu. kaip pasakė, kad jis gnyda, kažkur anksčiau nepastėjau, dabar pradedu. Kurva, bet ką aš pasakau, aš net nesakau, jis ant manęs lipa, kurva. Jau nusikaltimo nedaryčiau. Jo, nebuvo, na, koks kurva to pisalas. Jis mane kaltina. Jis bando man parduoti, aš atsimenu, ko nebuvo. Jo, tai blėt, ir žino dėl ko viską, bet aš vis tiek prie. Šiaip tai nebuvo, na. Gal nori pasiteisinti, kodėl nebuvai prieš 7 mėnesius kuro baliui? Ne, bet tu... Tu sakai, kad nesi manęs girto matęs, tai būtum atvaręs, būtum matęs. Bet nebuvai tu girtas, ta prasme. Ten visi buvo ant tie girti, kad tu išgeręs dolaus, ne. Adekvačiausias žmogus buvai. Tai dar aš matysiu, tai jeigu fūra nenupis tavęs čia kada, tai tikrai matysiu. Bet tu šiaip, o dabar kokią progą turėtų būti, kad išgertum? Bet nežinau, tai gimtadienis gal koks įvo šileikos buvo, tai irgi. Ačiū, tam tai paminėjom, išgeriau šiek tiek. Gerai, o kiek tau yra šiek tiek, drangėlė, kas? Porą alaus, porą šotų. Porą alaus ir porą šotų? Čia šiek tiek. Šiek tiek, adekvatu. Čia yra man prieš renginį. Šiek tiek. Gerai, supratau. O kas turėtų būti, kad tu pripis? Tu pripisam iki komos, Jei sužinoti, kad tu... Ukraina laim šiandien. Bliamo, jo, tada viskas. All out, atsiprašau, mama, kad Seniai, aš Pripisim koksą šiandien, jeigu... Ne, koksą, ne, pala. Let's slow down. Jeigu Ukraina laimi, tu nori dabar prieš kameras, kad tu nevartotum narkotikų. Ne, vartom Ukrainos pergalį, tai tu Rusiją palikai. Jeigu tu, žiūrėk. Labai gerai Žiūrėk, tau toks dalykas, jeigu tu pisi draugs, Ukraina šiandien laimi. Gerai, tada taip. Jeigu tokia stipulacija. Gerai, aš į tavo gynybą. Gerai, jei Ukraina šiandien laimi, pasiskiepini? Tai aš pasiskiepinu. Pasiskiepino koronas, tai Ukraina laimi. Kiek kartų? Sak, bet tuos visus. Bet netiki skiepinti. Ne, seniai, sąmonė. O dabar pačiam nemalonu. Ne, čia prikolinam, nes visgi sakė prieš podcastą, kad žvengia, kad netiki skiepais. Nu, žvengiamis durnų žmonių. Netikiu skiepais ir genais ir abu piso. Tai mane, kad... Tai va, tai nušniotum vis tiek, jeigu. Ne, tai jeigu būtų stipulacija, kad reiktų pašnioti, kad laimėtų Ukraina, tada taip. Stipulacija toks žodis. Bet jeigu taip, tiesiog jeigu laimėtų, tai ne. Ne, bet jeigu toks įvykis. Visi dabar ukrainiečiai žmonės žiūri į tave, aš tau pabarstęs koks ir jeigu tu išnioji rusai, sakom, okay, one drungeila goes in. We go out. We go out. Jo, tada taip. O jūs? Tai, ble, tokia situacija. O aš ne. Aš gali šiaip kokį šeštadienį po 2 alaus įpišiau laimą, o tokiu atveju ne. Sakyčiau, Rusipis. O čia tu nubrėži liniją. Linija, literaliai linija. Barstau liniją. Man nepatinka, kai jūs vadovavote. Ar jūs užpuls, aš tada įpysiu. Blės, jo, normaliai. Okay. Tai va, tai follow-up klausimas, kodėl neturi teisų? Kodėl neturi teisų? Yeah. Nes nenoriu turėti aš jų. Nes man nepatinka vairuoti, aš nesaugiai prie vairo jaučiuosi. Bet praeitą savaitę buvo, karočią, važiavam po Kačalkos su Gabrielė iki parduotuvės. Ir ten, kai būna, ir va, jūs man paaiškinkite, ir mes važiavam pagrindiniu keliu, ir būna ten tie išvažiavimai tokie, ir punktyras. Ir mum jų nebūtina praleisti, kai važiuoja iš čia. Nebent kamštis, tai kas antrą turi leidinėti. Jo, bet nebuvo kamščių, mes tiesiog nebūtina. Ir mes tiesiog važiavam, ir Porsche'as iš čia važiavo toks baltas, ir labai arti mūsų skoblė, pizda, kaip arti atrodo. Ir jis turbūt, ir ten kažkoks bičas, Moldik Energy, nahu iš karto, jis supyko, ką mes jau pono neįleidom, ir jis taip link mūsų, ir po to įsilyginam, žinai, juostasi, ir jis taip link mūsų. Taip suka. Tai čia downas, tai visiškas. Down, seniai, aš atsiskoblę, pradėjau fokus rodyti. Kur Gabrielė vairuoja, aš Šėtau. Pradėjau... Nu, mano gal toks žingsnis pirmas nebūtų. O koks būtų? O čia nėra normalus žingsnis? Ne, nu jisai gali tai sustabdyti ir pisti snukį. Taip, bet aš galėjom pisti snukį.
Nu gali, bet žinant tave ir mane, tai kažer mes pistumėm į snukį kažkam labai stipriai. Nu dabar Nežinau. tai ypač ne. Nežinau. Dabar jo. Jo, Nu, nes- tipo, nes tiesiog ten tu dabar eskaluoji įmanomas. konfliktą toliau. Aišku, jei taip daro, tiesiog Gabriel reikėjo. Gabriel, reikėjo Jo. taip. Ne, Gabrielis sako, blėt, galėjau nesukti vairą, nesi pasuko darbiškai vairą, sako, galėjau nesukti vairą, būti įpysęs, sako, būčiau, kur man nusipirks mašiną. Ne, arba būtų neįrodžius, kad jisai įpisa, būtų įrodę, kad jinai įpisa, neturi registratorius. Čia labai toks lygus, žinai, dalykas. Ten aš tokia vieta, kur manau būtų, ta prasme, ten ką. Na, nu gal jo. Nu, bet čia, tipo, va, tas ir yra, kad labai sunku auklėti tų žmonės keli, žinai, tipo, Jo. tu gali va, auklėti fokais, tipo, žinai. Ir aš po to atsiskau dar, nes mes susitikom ir jūs taip žiūriu, kur visas piktas. Ir aš taip bandžiau labai labai aiškiai sakyti, kad... Tu kur tu net mašinai be garso. Jo. Toks tiesiog. Ne, aš garsiai, bet aš taip bandžiau gestikuliuoti, Ai, jo. kuku arčiau. Man artikuliuoti. tavo jo, veiksmas nepatiko. Jo, Taip jo. rodai tiesiog. Jo, tai čia... Su rankom, su visų. Jo, bet, pavyzdžiui, va, tu būtai vairavęs, jeigu ne Gabrielį būtų vairavęs, tai tu būtai galėjęs daryti tokį, žinai, kur... Ir viskas. Jo. Jo, bet yra Ne, aš buvę. būčiau, aš tokiuose vietos, aišku, man, blėt, gal stipresniam biškai reikėtų būti, bet jeigu aš būčiau biškai stipresnis, vairuočiau ir tokioje vietoje man tai padarytų, aš kur apsirengčiau, aš keičiau, aš pišiau galvą, nahu, įsivedęs. Kur bandai Porsche apsilenkti ir Šaraną vairuoji, pats ir Porsche tiesiog... Nes, trikojus ir Porsche, trikojus, aš tau tikrai galiu pasakyti. Jo, true. Tai va, tai... Okay. Nemaloni. Tai mane, jo, ir mane užpasi dėl to, nes aš nervuočiaus daug. Nu, bet tu ir dabar Aš šalia matau- sėdimas nervuoji, žinai. Jo, nervuojiesi, bet aš žinai. dar labiau nervuočiausi ir aš galbūt padaryčiau, nes aš kai užsidegu, aš nepadarau geriausių sprendimų. Nedekvačius sprendimus darai. Jo, labai nedeg. Nu, tai, blėt, pripisau, įsilėjau ant draugelių, kur nereikėjo įsilieti visiškai, kur ten savo. Nu, bet čia šoką, žinai, pasimokai tiesiog. Jo, jo, tai keli būtų, mane nusinervintų, aš nupišiau kokį mažą vaiką, tikrai. Ir Kur tau ir- užkiša mašiną, bet tu jį ir vaiką. seni, nupis. ir net netyčia šį nupišiau. Ir ne dėl to, kad... Gal tas geriau vai- ir nevairuok. Gal ne dėl to, kad tas vaikas negražus tiesiog. Nes Ne vietoj. Nu, bet tiesiog ne vietoj. Nu, Okay. Gal visai pohui tas vaikas. Ne vietą. Gal gražus tas vaikas, žinai. Jo, jo. Gal nereikia, tipo. Gal, blėt, net berniukas buvo, vapšė nahu žudyti. Jo, jo, be reikalo, visiškai. Tai, bet, nu, tai aš manau, kad negerai būtų. Ok. Nice. Nu tai gerai. Tokia Aiškinu. nata ir baigė, mano. Tokia nata ir Ir, baigė. ble, aš praeinu drangėlį. Gerai. Ir ačiū, kad žiūrėjau, subscribe. Tiesiog mes ir tą vaiką trypiu, aš nahui paėmė. Jo, šiaip pasubscribe. O jau, bet jau suprantat, kad aš juokauju. Ne, viską, taigi ką pradžioje mes yra, pasakėm. kad čia yra satyra, viskas ir taip Taip, toliau. taip. Čia viskas, ką pasakėm šiandien, nebus panaudoti. Jeigu nes ką, tai yra- aš vaiko nepartrenksiu, nes tiesiog teisų neturiu. Mes neždam nieko. Ai, to problema būtų ne kad be teisų vairuoju, ne kad vaiką nupisu, kad be teisų vairuoju. Jo, žinai. jo. Aš toks būčiau. Ir 0,3 įpučia. Aš toks, žinai, kur būčiau, ble, toks blogėtis, bet toks, kur turi tam tikrų gerų aspektų dar. Kur jeigu pagrobčiau žmogų, prisiekčiau su diržu, kad neusimuštų. Ne. Žinai, jeigu, ble, tiek. Į maką sustosi? Arba policija, jeigu sustabdys, Jo. žinai. Bet šiaip plius minus dar klausimas, skaičiavai, kiek tu per mėnesį išleidai bolto? Nes man vis laik įdomu, kiek tokie žmonės išleidžia kaip tam bolto. Nežinau, nesu susivedęs Excelio lentelės kažkokios. Ne, tai Ką Kur, įsivaizduoju, va? tu darysi? Kur, blet, kur paprasto klausimą paklausi, bet peršifruoji, kad čia žiauriai stiprus. Ne, tiesiog overall, plus minus. Blet, ką žinau, 100 eurų, 100 pam. Aš nėra, kad daug. Kur gal man tą mašiną parduotų? Nu, jo. Ne, Aš bet nėra- žinai, va reikia važiuoti kur iš miesto ar kavo į Kaunas. Tai, tai va, tai žinai, ten. Jeigu Traukiniais. turus paima Zimai, su Gabrielė dažnai važiuojam, Gabrielė paima, tai tipo, man vat su taksu, vat, nu gerai, šiandien biškai važinėjau su taksu, nes važinėjau šunį kirpti, vežiau, po to savo reikalais ten variau, po to vėl šunį kirpau, nu jau Du kartus. nukirtas buvo, pasimti tik reikėjo jį ir tada va čia pirmin atgal. Nu tai šiandien biškai daugiau gausis ten apie 100 eurų gal. Bet Nu jo, bet tai man žinai irgi, pavyzdžiui, atvažiuoti jau 20. nu, tai. tai va. Supratau, tai gerai. Turi dar kolegą klausimų Ne, mūsų viskas. vienam Čia, draugui. blėt, jūs tie klausimai pasiruošė. Tai mes- Kiek jūs čia pasiruošė? Negerai, aš čia tikrai nespysdau. Man įdomu, kiek jūs pasiruošėt. Susiskambinam dažniausiai sekmadieniais. Ne, tai čia ta prasme. pusvalandžiui. Ne, bet pabrainstorminam kartu kalbėdami ir šį būna, nu, tipo, dar prieš. Nu tai nežinau, nu aš pasiruošęs kokią gal 12-13 klausimų ir tu dar turi. Ai, tai normaliai. Nu, iki dar 30. visokių rifinimai, ne? Jo. Jo, nu tai čia matai, aš tai iš pradžių, nes mes su Kriščiu kaip darė, nes aš tipo plus minus išmoksiu tos klausimus, nu neišmoksiu, bet aš išklausiu, kas man įdomu, žinai, ir aš tiesiog įmetu į pokalbį, tarp kitko, tu net nesupranti, žinai, tipo, Jo. o su Kriščiu, kurva.
Kitas. Mėgstamiausias po. Ir aš sakau, Trys kad taip mėgstamiausias. darai. Ir aš paskui pagalvojau, kad čia gali jisai taip, žinai, tipo kaip ir komedija. Taip, Tyčia, žinai. taip, nu, Nes aš tipo bandau, žinai, čia kad yra neitų. ką, čia O tas, gerai, Kerbelio vibes labai. kitas klausimas. Ne, man tai juokinga, dėl to aš ir paklausiau tas, nes atrodo, žinai, tu tipo paklausė va šiaip iš savęs. Gerai, katinam dabar šitą, kitas. Tai kaip mes dažnai, kaip su Grišiu kalbėjom, mokinamės apskritai kalbėti. Jums irgi gal tas pradžioje buvo, kad kalbėti žmonės. Gerai, paskutinis klausimas. Dabar tikrai paskutinis. Vilmontui prisižadėjau šitą paklausimą. 3 mėgstamiausi čipsai to. Šiaip kurva, kur vėl, blėt, kur aš Erikai sakau, blėt, sakau, drugėlą, pirmės Kriščiai sako, ko 3 mėgstamiausias tavo lojalumo kortelė, žinai. Ir Erikas žvengia, sako, bet šiaip įdomus klausimas. Ir dabar tu paklausi, šiaip blėt įdomus klausimas. Nes kiekvienas žmogus tikrai turi tokį, žinai, tipo, tierasas dar. Tai tu galėsi vis pasiruošti kiekvienam pakesti, va tokį top 3. Top 3 tamponai, jeigu moterį gali. Va, Vitą kalbinsim už kelių savaičių, top 3 tamponai, sakyk. Aš galiu nemėgstamiausiai pasakyti, man leis tiksai niekada nelipo manachui. Wow, mano ne kavos padelis, bet visai. Mano mėgstamiausias. Nekenčiu tavęs dabar jau. Man nepatinka, sorry. Man nepatinka, kai būna, blėt, oho arba ten lilė, tie oho formos, bet tik su kečupu. Man nepatinka, tipo, raudoni grinai, kečupinį. Kaip tik neseniai ragavau. Bulvės su kečupu, nu fui, na. Nu, aš kečupą kai nemėgstu, tai. Bet man, pavyzdžiui, leisai su pomidorais, rojus. Ne, tai taip, bet ten daugiau visokių. Nu, tu nesiteisink, prieskonių ir taip toliau. O gerai, skaniausi, blėt, aš cheese guy esu, žinau. Cheese guy. Jo, pas mane pirmoje vietoje leisai su sūriu turbūt būtų. Wow, labai specifinė, okei. Ne, manau, kad top 2. Jo, arba aštrus šitie, nors aš aštriai mėgstu, bet man tie geri. Max, tie kur valiais Max. Antroji būtų tortilla chips, bet ne Doritos, kai anksčiau būdavo tokie estrela, man atrodo, geltonam pakelį ir ten cheesy tortilla. Jo. Tai, triple cheese. Jo, ten vos ne. Tai man šitie antroji vieta, bet nebėra jų jau. Tai gaila antroji vietoje ir trečioji vietoje. Aš esu tarp oho su sūriu. Okay. Bei Pringlesai su salt and vinegar. Man patinka. Labai specifinis topas. Jo. Netokių atsakymų. Aš nemėgstu, ta prasme, visi valgo su krapais, San Diego, blėt, ir dar kažko. Ne, San Diego man tai, pavyzdžiui, nelabai patinka. Man irgi, man labai stiprus skonis. Jeigu mes, ta prasme, su bernais ant kažkur varome, žinai, bernų ten tas stalas nebūna pats gausiausias, žinai, ten čipsai ir šokoladai. Tai čipsai San Diego visada kažkas iš Aikos paima. Man raudonas tokius. Jo, man keista, kaip sako, davai, išbandom naujų čipsų. Ne, aš noriu tų, kurių man patinka. Čia kaip man su filmu naujų. Ne, nes gali nusivilt. Man čipsai yra pats skaniausias maistas pasaulyje, blėt. Aš galiu. Tai aš čipsas, man čipsas yra, blėt, šiandien pirksiu čipsas. Šiaip labai mėgstu, bet dabar stengiuosi mažinti, jau savaitę nevalgiau, bet nežinau, kiek dar ištversiu. Savaitę nevalgiai? Jo, nešti, utrau. Aš gal nedaugiau nevalgiau. Man vandens tik tai O savaitę. mėgstamiausia tai? Aš tai šiandien valgiau. Čipsų? Ne, šiaip valgiau. Gerai, viskas, tiek užteks. Tikrai jau pabaigai. Faktas, seni. Ai, kurva, tas tai gali tokius, ne? Faktas, seni, ačiū labai, kad žiūrit, prenumeruojat, komentuojat. Susižaidai. Parašykit savo top 3 mėgstamiausius čipsus. Taip, sėdi tiesiog. Parašykit top 3 mėgstamiausius čipsus, būtinai pasubscribinkit labai. Ką tik viską tą patį pasakė. 1000 subscriberių reikia. Dabar atrodo, drungėlė, toks pasilenkęs, atrodo, kad paprašys mačytis, kad babkių paskolint kažkur į miestą. Gal galit pinigėlį paskolinti? Jo, ir šiaip, jeigu kas norit pinigų pervest, tai veskit visiems 3. Drąsiai galit vest. Labai dėkingi būsim. Šis podcastas truputėlį kitoks, nes mes taipogi kitokie, bet tuo mes ir skirtiniai. Ačiū Jums visiems! Keičiasi savaitės dienos, keičiasi ir veidai bei nuotaikos. Sėkmės visiems, būtukas yra ten. Nu dabar. Jau dabar kurva tikrai baigiam. Ai, dar kito dančio neturi dar, ne? Klausimą, kad ten nedistok.